Man labai nepatinka bolinimas, tas angliškai, ne? Pasirodymas, tas show off. Labai daug feiko. Amerika labai išvalo lietuvišką susireikšmę. Kai tu jauties, o aš čia viską turiu, aš čia daug pažinčių, aš čia viską galiu, aš čia turiu gerą mašiną. Kiekvienas čia turi dar geresnę, dar geriau už tave varo. Nepaslaptis, ne, mokesčių slėpimas yra viena pagrindinė mūsų biznio istorijų, ne? Aš pats esu baustas už palei baudžiamojo kodekso 222 straipsnį. Tas žmogus, kuris gal buvo skoloje kelius šimtus tūkstančių dolerių, pirko 100 mašinų į mėnesį, jo nebėra, tarp gyvų. Tavo konkurentai gali užsimdyti, nuperka tau botų, tavo atsiranda 20 000 sekėjų ir Instagramo algoritmas tada tavo kontentą numeta į apačią. Tu turi daug sekėjų, bet ne vienas jo nežiūri ir niekas nelaikė. Socialiniai tinklai labai stipriai sugroja per smegenis visi. Tu esi pats su savim, tu kovoji pats su savim ir tu būdamas laimingu, būdamas su šypsena, tu leidi kitiem gravituoti link tavęs. Prasme, tu pritrauki žmonės. Iš tikrųjų buvo planas išvažiuoti į Dubajų, ten įsigijau nekilnojamą turtą. Tu atvažiavai su šeima į Ameriką metą kokiam, ar ne? Pusmečių realiai. Nu, kaip visi atvažiuoja. Likus, mes, man atrodo, 5 mėnesį išvažiavom, kad nesuklys dabar jo, kad pagimdyti ir mėnesį pusantro pabūt dar, kad to visiško lėliuko nevežti, skrist atgal į Dubajų ir gyventi Dubajų, nes jau ten buvo pastatytas tas apartmentas, kur mes norėjom gyventi ir Jūsų vieta jau tokia gyventi. Jo, ir buvo planas važiuoti tenai, nes Amerika jinai visada buvo tokia sudėtinga dėl dokumentų. Vis dar dabar, pavyzdžiui, man dabar ateina terminas, reikia pildyti iš naujo dokumentus. Aš neturiu nei žalios kortos, neturiu nieko, aš turiu vizą investuotoją, kurią tu turi vis atnaujinti. Ai, teisingai, dabargi investuotojų vizos pakankamai populiarios, nes tu turi nešti dalį pinigų. Jo, turi nešti pinigų, pasamdyti darbuotojų ir parodyti, kad dirbi. Mano atveju tai tas labai yra daug feikinių tokių dalykų. Tai mano atveju yra labai tas nesunku, nes aš tą viską darau. Tai man škai rašau visą tą laišką imigracijai, tai tiesiog surašau, ką aš veikiu ir viskas. Ir dabar, nežinau, bandysiu rodyti dar savo social media, kaip man pavyko. Gal tas padės. Ir bet kuriuo atveju tu vis tiek taksus mokesčius tai moki čia? Jo. Čia esu rezidentas ir turiu mokėti, čia gavom social security, viską, darbo leidimą. Čia viskas stengiamės, dėl ko mes nevažiavam. Tai neperšokom, gerai, nes labai įdomu, kodėl neišvažiavote į Dubajų. O į Dubajų neišvažiavam, todėl kad COVID-as. Tokia priežastis visai. Jo, gimė sūnus kovo 19, jeigu neklystu, kovo 21 uždarė ligoninės ir atšaukė skrydžius. Jo, taip ir buvo, nes mes filmavimus turėjom su prancūzų kino studija ir visus mūsų uždarė, bet mes New York'e buvom ir... Jo, tai mes galvojom ilgai, iš tikrųjų dar buvom atvykę su turisto vizą, ačiū Dievui, nežinau, kas šovė man į galvą, kad pasimti tą turisto vizą, nes kai tu turi turisto vizą, kai yra viza fizinė pase, tu gali keisti statusą. Jeigu atvykai su ESTA, čia toksai patarimas imigracija. Jeigu atvykai su ESTA, tu nieko negali keisti, tu turi grįžti namo. Jeigu atvykai su viza, tu gali keisti jo statusą. Ir mums taip nutiko, kad mes čia, man atrodo, dar skrydžiai buvo, bet aš atsimenu, kad buvau paskutinis žmogus, kurį leido dar į ligoninę dalyvauti gimdyme. Savo žmona gimdė per visą šitą COVID. Per kovo 19-20 metais, jo, sūnus gimė. Tai buvau paskutinis, man atrodo, žmogus, kurį leido, sudalyvau gimdyme ir net po to neleido manęs aplankyti sekančią dieną, nes jau viskas uždarė. Jeigu nori pakliūti ligoninę, turi būti sergantis. Ne kitaip, jo. Tai grįžom namo, žiūrėjom, ir pradžių dar visi nežinojom, kas čia bus, ar ne? Gal čia viskas ok, gal čia toj praeis. Grįžom namo, galvojom, ką daryti, nuomą turim, viską turim, iki ten, neatsimenu, gegužės mėnesį mes turėjom būti ir tada paskelbė, kad atšaukė skrydžius. Ir tada, wow, ką dabar daro? Nes nei finansiškai buvom pasiruošę, nei planuose to turėjom. Galia jūsų būstas laukia tenai. Ir Palangoje, ir tenai, žodžiu, viskas visur. Ir pradėjom ką? Mes pradėjom tada galvoti, ką daryti, susisiekėm su migracinė advokatė ir paprašėm padėti prasitęsti, nes skrydžių nebėra, grįžti nėra kaip. Pasižiūrėjom, kad prasitęsėm šiek tiek nuomą, pašnekėjom su landlordais, prasitęsėm nuomą. Ir pasilikom tiesiog. Ir gavę atsakymą dėl pratęsimo, pabuvę dar porą mėnesių, mes pradėjom galvoti, o gal verta čia pasilikti. Ta prasme, ta visa istorija taip pripratai? Ar tiesiog supratai, kad neverta dabar išvažiuoti šiuo momentu? Ne, mes supratom, kad neverta išvažiuoti ir mums buvo tas toksai posūkis gyvenime, kur galvojom, gal va čia tas
ženklas, kad reikia pasilikti. Gal čia mūsų šansas, jo. Gal čia reikia ir pabūti. Tai vėl susisikėm su advokatė, pradėjom keisti statusą ir labai ilgai laukiam, iš tikrųjų labai sunkiai ir labai daug nervų ir nežinau, kaip čia viską pradėti nuo ko pasakoti, bet labai ilgas tas periodas ir labai sunkus ir kaip sakant, ir man su daug ašarų viduje, ir žmonai su daug ašarų išorėje. Toks tai buvo daugiau, ar tiesiog teisinis labai sunkus momentas? Ne, psichologinis. Psichologinis, ne? Negali keliauti, tu negali niekur išvykti, skrydžio nėra, pas tave niekas negali atvykti, tu visada vienas. Bet čia COVID-as tai buvo visiems panašiai. Ir labai daug iš tikrųjų žmonių pasikeitė, šiftina savo... Taip. Labai daug išėjo iš proto. Ir iš proto išėjo ir išvedė kitus dar. Ja, išvedė iš kitus ir labai daug žmonių parodė savo tikrąjį veidą, ta prasme labai daug... Šeimos skiriasi žiauriai. Jo, tai turėjom labai sunku laikotarpį, aš taip galvoju, psichologiškai, nes tu jauties, kaip sakant, suvaržyta, laisvas, bet nelaisvas. Negali keliauti, negali išvykti, turi laukti dokumentų. Mūsų situacija buvo tokia, kad mes išvykstam, tai viskas nusibraukė. Mes nebegalim grįžti, nes mes esam, kadangi negavom atsakymą negavom dėl COVID-o, tai negalim išvykti ir turim būtinai sulaukti statuso. Jeigu išvykstam nesulaukę statuso, mes skaitomės kaip pažeidę... Statusą negalite. Pažeidę imigracinį statusą ir prabuvo ilgiau negalėjo. Tai patys save suvaržėm ir buvo sudėtingas momentas, tikrai psichologiškai, šeimoje. Kas turi mažus vaikus, tikrai supranta, kai situacijas, kai tavo kiekvieną dieną namie su mažais vaikais ir tu net negali atitrūkti, pas tave nėra mamos, močiutės, kur tu gali vežti, pailsėti. Galų negali išeiti į restoraną, praleisti vakarą ir atsipalaiduoti. Mes, nežinau, pasimatėme, kaip tam vadinau, mane esam buvę gal tik tai čia Amerikoje, gal, nežinau, 5 kartus. Nes nėra kam palikti vaikų, tu visada esi visi kartu. Taip. Tu gali būti laisvas tik tuo metu, o dabar išvežiam vaikus į mokyklą. Iki 3 valandų mes laisvi. Tai iki 3 valandų mes laisvi, po to prasideda būreliai, tada aš tampu jau asmeninis vairuotojas savo vaikams. Važiuojam ten, namo 5 valandą, vakarienė, viskas, eini miegoti. Tas dabar Dubajus ateity ar nubrauktas? Dubajus jisai niekur nedingo, jisai ateity, su juo turiu dar planų ir nespjaunu. Labai patiko man pats miestas. Labai panašus į Miami, visiškai, žiauriai panašus į Miami ties to dalyku, kurio aš labiausiai nekenčiu ir kur man labai nepatiko jūsų iš tikrųjų postas, kad parašėt per daug apie visus tos, ta prasme, man labai nepatinka, kaip čia pavadinti, bolinimas, tas angliškai, ne, pasirodymas, tas show off, tas labai nepatinka. Tai tiek Miamis, tiek Dubajus turi labai daug šito dalyko, ne, šito akcento ir feiko. Labai daug feiko Miami, čia nežinau, jūs kiek dažnai praleidžiat. Bet... Aš nemažai čia gyvenu Miami, ar tarp New York ar Miami pas mane. Tai va tas sudėtingiausias, bet tu tiesiog išjungi tą, kaip sakant, analizę, žiūrėjimą, tą nežiūrėjai to, tegul jie ten rodosi ir viskas. Bet šiaip nefaina, kai žmonės elgiasi. Labai daug feiko. Ja, žiauriai daug. Čia, ta prasme, aš pats turėjau turo, nuomojau mašinas, tai aš matydavau ir nuomodavau tokias brangesnės, gražesnės mašinas, tai, matai, kam jos skirtas. Hebra tvaro savaitgalį išsinuomoja tam, kad pasirodyti ir viskas. Dažniausiai jie taupo visus metus, tam, kad per 2 dienas užsinuomotų gerą mašiną, nusileistų tą stogą, jie iki to laiko kažkiek atsiaugina plaukus, kad vėjas taršytų. Ir tada važiuoja šituo Miamio Beach'o bulvaru ir čia yra jau tokios kaifas. Čia yra tame, čia tokio parodomo yra labai daug, bet yra pliusų gal Miami tų, kad jis yra iš esmės labai tvarkytas, labai gražus toks. Labai gražus, jo, pakeliavus, man va dabar pradėjus visą tą socialinę mediją, visą tą daryti, video, keliauti, šnekėti, matyti, kaip atrodo ta Amerika, tai pirmąsyk, iš tikrųjų, man visas šitas judėjimas pagaliau atvėrė akis ir neprivertė, o kaip leido pajusti, kad čia yra mano namai. Aš išvykęs, grįždamas pradedu jausti, kad aš važiuoju namo. Nebuvo to jausmo iki pat, kol nepradėjau daryti. Visada buvo toks jausmas, aš pats irgi visą vaikystę, visą jaunystę esu prasportavęs, profesionaliai ir gan stipriai, tai važinėdavom po stovyklas, tai man tas jausmas, kad aš esu stovykla. Čia tik tai laikina. Aš kažkada grįšiu kažkur. Visada buvo tas toks jausmas, tu nesijauti namie. Tau atrodo, kad čia važiuoju, čia grįšiu, čia mano vieta čia dabar. Čia yra mano vieta. Tai nebuvo to tokio, kad važiuoju namo. O kai pradėjau keliauti, kai pradėjau matyti visą Ameriką, kai pradėjau atitrūkti nuo namų,
atsirado tas ilgesys. Ryšys atsirado namų kažkoks, ar ne? Viskas namo, tu nusileidai su lėktuvu, čia tavo oro uostas, čia tavo gatvė, čia tavo, ne tavo asmenė. Ne, bet tai yra, bet tu važiuoji, va, čia tos palmės, viskas, čia tavo. Man tas pats buvo, aš po metų, aš metus praleidau Lietuvoje, po metų aš leidausi Miami oro uoste ir išlipu, pasiėmiau Bolto taksistą, važiuoju ir galvoju. Ir toks jausmas, kad tu grįžai namo. Toks, tu biški jausmas, nes aš grįžau iš Lietuvos į Miami ir aš pasijaučiau, kaip aš grįžčiau į namus. Toks kažkoks visai kitas, turėtų būti atvirkščiai jo. Man iš tikrųjų visada toksai buvo momentas ir kiek aš šneku su lietuvių, kurie gyvena migracijoje, ar ne, mes esam tokie šiek tiek sugadinti žmonės, nes realiai mes nei ten, nei čia. Supranti, tu labai pasilgsti Lietuvos, nuskrendi Lietuvą, o ten jau pasikeitė. Ten jau tavęs nebesupranta, tavo pačio psichika jau yra pasikeitusi. Tu jau visai į viską kitaip žiūri, o į tave žiūri kaip į žmogų, kuris netoks kaip jie. Ir finale gaunasi, kad tu nei ten, nei čia iki galo, supranti, nes iki galo čia tu irgi nesi visiškai majamietis ar niujorkietis ar kažkas, nes tu esi vis tiek jau gimęs ir augęs Lietuvoje. Jo, tavo backgroundas yra kitas. Ir mes tokie šiek tiek gal netgi vargšukai, nes realiai tokie esam nestabilioj toj padėtyje, ar ne? Aš tai skaitau, kad taip, kaip tik čia yra gyvenimo džiaugsmas turėti naujas patirtis, ne? Toks labai mano mėgstamas pasakymas, mes jauni, kol turim pirmų kartą. Jo. Tai mano toks charakteris, kad aš pats save visada metu į tokius dalykus, į iššūkius. Ir po to bandau figure it out. Čia sportininko genas. Jo, tai mano toks yra gyvenimo kažkoks principas ir man labai patinka, pavyzdžiui, čia man labai patinka atrasti kažką naujo, eksplorinti čia, ta prasme, surasti naujas pažintis, susipažinti su naujais žmonėms. Vienas pagrindinių principų, kuriuos čia atvažiavę darėm ir iš tikrųjų ką pajutom, tai labai daug... Nefaina, aišku, taip sakyti ir nefaina, kad taip yra, bet labai daug keistų lietuvių čia yra atvykusių. Keistų dėl ko? Keistai besielgiančių, su kuriais neina suras bendros kalbos. Nėra suras bendrų interesų. Jie atvykę, kaip čia pavadintas, toks lietuviškas yra likęs, dėl ko mes nevažiavome į Čikagą. Nes buvo pažįstami ten kvietę, atvažiuok, sutvarkysim, padarysim čia, bet draudimo čia kaip lietuviškai. Prasupt kažką. O mums norėjos, kad atvažiavom į Ameriką, būkim amerikiečiais. Jo. Ir, kaip sakant, būkim ten, kur atvažiavom, nesistengėm išauklėti, perauklėti tų žmonių. Visi labai juokėsi, kad amerikiečiai, yra Lietuvoje netoksai, kaip pavadins stereotipas, kad amerikiečiai durni nėra. Tai man atrodo... Aš visą laiką su tuo labai kovojau ilgai. Mano pačios toksai buvo visą laiką požiūris, kad man labai nepatikdavo, kai, tarkim, kažkokiose kompanijose susitinki su lietuviais ir jie ten pradeda, oi, jau tie tai ten naivuoliai, ar ten kokie tai durneliai. Ten pažiūrėk, ten aš sakau, jeigu mes esam čia, mes turim respektinti tą šalį, kurioje mes esam, nes aš nemanau, kad būtų patenkinti lietuviai, jeigu pas juos atvažiuotų, kaip ir dabar yra atvažiavę daug baltarusų, ar ne, jie ant jų ten šūdus paltų, supranti. Tai čia irgi tas pats. Kitas dalykas, absoliučiai jo, mes jeigu gyvenam čia ir norim pasijausti čia laimingi, tai realiai mes turim priimti tas gyvenimo sąlygos, kokios yra. O ne užsidaryti į lietuvišką ar ten kažkokios kitos tautos getą. Tokį, žinai, užsidarai tarpusavį, vieni tik tarpusavį lietuviškai šneka, savaitgaliais prisigeria, įgyja apsikakojimo, supranti? Po to pirmąjį išlinguoja į savo ten tuos darbus ir čia yra blogiausia, čia yra nebe gyvenimas, supranti? Jo, nes yra daug iš tikro lietuvių, kurie net angliškai nemoka šnekėti. Vien dėl būtent šitos priežasties, kad jie atvažiavo į Čikagą, jie susitiko su draugais, draugas kažkur įdarbino, draugas nuvedė pas lietuvį gydytoją, draugas apdraudė pas lietuvį draudėją, lietuvišką parduotuvėlę ir tu gyveni ir baisiausia yra žmonės tie, kurie išvažiavo kokiais 2000-aisiais ir jie tokie tame amžiuje ir liko. Prasme, net Lietuva jau pasikeitė, jau Lietuva pasikeitė, jie ir liko, jo, jie ir liko. Tai vat, dėl to taip stengiamės tokią atstumą. Yra keletas lietuvių draugų, su kuriais bendraujam, bet nelendam į jokias... Visiškai nelendam į jokias bendruomenės, į veiklą. Bendruomenės, aš dabar apie bendruomenės pasakysiu. Bendruomenės yra kažkoks košmaras. Toks jausmas, kad susirinkę kažkokie žmonės, kurie net nesuvokia epochos, kurioje mes dabar gyvename. Tai va čia pagrindinis skirtumas. Jie, tarkim, sako, oi, miela koletė, atvažiuokite, gersim sausų gėrimų ar kokių ten. Jie, tarsi, transleitina iš anglų kalbos, tokias nesąmonės šneka. Minkštų gėrimų pavaišinsim. Galvo viešpatį mano brangiausias. Tos, atsiprašant, moteriškės suvažiavę ir ten įkūrė tas bendruomenės, aš nežinau, ar joms trūksta išsilavinimo, ar proto, ar aplamai kažko. Ten yra kažkoks košmaras. Dėl ko mes neturim dvigubos pilietybės? Ne dėl to, kad Lietuvoje valdžia neturi, kada mes, mūsų visos šitos bendruomenės New Yorko, Čikagos, Floridos ir visa kita, yra tiu-tiu.
Ir aš galiu labai tai pasakyti, nes man yra vienodai. Nes dažniausiai kitai šneki, sakysim, su kažkokiais tų bendruomenių atstovais ar kažkai labai pyksta dėl tų visų dalykų. Bet taip ir yra. Su tom bendruomenėm neįmanoma bendrauti, nes ten apart kugelio ir minkštų tų gėrimų daugiau nieko nėra. Tu atsiversk draugo laikraštį ir ten apart nekrologo, ten daugiau nieko nėra. Arba ten Amerikos lietuviai kokie atsiversk paskaityti. Ten yra absurdas. Ta mūsų Lietuva senai ėjo ir nuėjo ir tapo europinė šalim. O šitiems žmonėms visą tai tundra dar tokia, supranti? Kaip aš sakau, pelkė. Sulindė į tą pelkę ir sėdi. Tai visiškai su tavim sutinku su tuo, kad tas bendruomenės nėra ko lyst. Jo. O dar žinai, kas yra, kaip vaikai. Nes jeigu tu bendrauji su lietuviais, tai po to vaikai sunkiai išmoksta tą anglų kalbą. Tai tas irgi labai svarbu. Jo, tai vaikai, kadangi jau paminėjau, kad nesiveliam jokią lietuvišką veiklą, vaikai iškart pradėjo eiti į amerikietišką mokyklą. Dukra vyresnioji, jai 6 dabar, tai jinai nuo 2,5 gal pradėjo eiti į amerikietišką mokyklą ir po truputį įsivažiavo, po to dabar eina į privačią mokyklą pas mus šalia namų, kur gyvenam ir vaikas, mes su ja šnekam namie lietuviškai, jinai atsako angliškai. Už tai, kad tai būna. Ir mes to nevaržom. Pasirinko jinai taip, kaip nori, mes gyvenam Amerikoje ir kol kas projekcija yra tokia, kad norim mes jau pagaliau persvertėm, pas mane nebuvo ilgesio Lietuvos iš vis, pas žmona buvo ilgesys Lietuvos ir aš negalėjau, kaip sakant, būti tik tai vienas, tas despotas namie, kuris darysim taip, nes ir aš žiauriai norėjau, kad ir žmona persilaužtų, norėjau, kad ateitų pas ją tas nušvitimas, kad Amerika yra gerai, tai persilaužti jai padėjo. Jinai išskrido į Lietuvą. Norėjau sakyti, išskrido į Lietuvą ir tai persilaužė. Praeitais metais grįžo, vaikai sakė, net verkė, kaip nori namo. Mamė mane galvau. Ir pati pamatė tas, ta prasme, sako, einam parduotuviai, vaikai šneka angliškai, kaip ir pripratę. Tarpusai vaikai šneka angliškai, bobutė eina iš paskos ir sako, bamba, sako, kodėl tu lietuvė neišmokai savo vaikų lietuvių kalbos, kaip čia suprantu? Koks savo reikalas? Jei gyvenk savo gyvenimą, ne? Čia jau yra reikalas, nes jeigu tu jau gyveni Amerikoje, tu nuo to atpranti, tu kai grįžti į tą niurnų šalį, tokie mes biški mėgstantys paniurnėti, niurnalos, tu supranti, kad kiek ten skausmo ir kryžių nešiojimų. Nes tu negali pasimti už rankos savo žmonos ir eiti gatvę, šypsotis, kai tau gal su galva negerai. Turi liūdėti ir kentėti. Kas yra normalu čia? Kas yra normalu. Visiškai, todėl, tas turbūt esminiai kultūriniai skirtumai, kurie lemia turbūt mano apsisprendimą, tai būtent tas, kad čia niekam gyvenime nebus įdomu, ką tu veikia. Pagrindinis dalykas, kuris, kaip čia pasakyti, laikomo, ne čia, kuris... Tai palauk, dar žinai, kaip biškai pametėm kalbą per mūsų delivery, kuris atvežė kavos Starbuckso. Kiek laiko praėjo nuo to momento, kai tu galvoji noriu į Dubajų, iki to, kada persilaužiai, kokie metai, 2, 3, kiek? Aš toks žmogus, kuris nesilaužo ilgai. Ta prasme, mano visada mintyse, mano svajonė buvo gyventi Amerikoje nuo mažų labai dienų, kaip ir turbūt kiekvieno vaiko, kuris gimė net 90-ais ir žiūrėjo filmus vienas namuose ir taip toliau. Taip. Ir ta tokia svajonė turbūt dėliojasi visą gyvenimą, tai visą vaikystę aš praleidau apart to, kad į mokyklą visus tos dalykus, bet mano pomėgiai būdavo visada arba Lego, arba mašinos ir mano svajonė Amerika. Aš jau kažkuriam savo video juokavau, tiesiog atsakau, abi svajonės savo išpildžiau. Užsidirbau mašinom ir gyvenu Amerikoje. Yra geriausias dalykas, kai tu savo pomėgį gali paversti darbu. Tai čia yra toks geriausias. Čia labai nuvalkiota frazė, kurią žmonės labai neįsiklauso. Bet tai yra labai teisinga. Jinai super teisinga ir dažniausiai aš esu pastebėjęs, kad žmonės ją kartoja, bet jie nesupranta, neįsigilina, ką jinai reiškia. Ir kai tai supranti, ta prasme, kai įsigilini, kai tą darai ir kai tu jauti, kad tą darai ir kad tu tą turi, tai tada, man atrodo, yra aplanko laimė. Nes aš asmeniškai su žmona dabar irgi kalbėjom, kad, sakau, blemba, reiktų pradėti skaičiuoti, kiek aš uždirbu. Aš neskaičiuoju, aš nežinau. Prasme, mane veža, ką darau, man patinka. Pats faktas. Taip. Ir man didžiausia laimė suteikia dalykai tie, kurie, kad aš susiplanavau, aš susigalvojau, aš užsibrėžiau ir aš įvykdžiau. Tai čia man yra geriausias apdovanojimas. Varomoji jėga tokia. Jo, ir tai turbūt ir yra
tas ir atsispindi, kad daryk, kaip sako, daryk tai, ką myli ir nereikės dirbti ne dienos gyvenime, ne? Ir jo, visas gyvenimas bus tavo vienas punktas. Jo, tai tiesiog jo, aš realiai pasakius, kaifuoju nuo to, aš važinėju, keliauju po Ameriką, filmuoju mašinas, pavargstu, faktas. Ir dabar esu pavargęs baisiai. Ta prasme, žmonės to nejaučia, aš stengiuosi išjungti tą ir būti linksmas, energingas video savo ir taip toliau, bet fiziškai tu pavargsti, bet morališkai ne. Ir ta prasme, nėra to tokio, kad pirmadienis. Ne, man visos dienos vienodos, mes su žmona būdus, jinai padeda man irgi darbuotis, turim darbuotoją, dabar dar šnekam su vienu. Aš su anglų rinkai, ar ne? Tu kažkuriam buvo idėjas savo. Jo, tai čia dabar yra 4 bus anglų rinkai, darom, bandysiu, neužtenka laiko, nesivizduoju, kaip persiplėš. Bet tai čia 4 ir dar Lietuvoje bandom vieną žmogų surasti, kur jau turiu iš tikro išsirinkęs žmogų, kuris man padės, bet esmė ta, kad mes dirbam kiekvieną dieną. Žmonės rašo, jūs neįsivaizduoja. Man kasdien parašo, mes skaičiavam, minimum 100 žmonių naujų kiekvieną dieną. Ir tu gali atsakinėti 24/7. Tau reikia atskiro žmogaus, kuris tau atsakinėtų, kažkas nuo tavęs turi. Jo, tai mes atsakinėjom dviese, mes atsakinėjom, dar sakau, Lietuvoje turi žmogus pasijungti ir dar turiu ukrainietę darbuotoją, kuri daro visą tą tokį nuobodų darbą, tą tokį ten suvedinėti, išdispečinti, ten čia jau darbiniai terminai. Ir dar trūksta darbuotojų ir labai sunku iš tikrųjų čia ras. Dėl to sakau, Miamis yra... Darbuotojų sunku labai. Jo, Miamis yra, matau, ta prasme, kaip Hebra dirba Savanoje, kaip Hebra dirba New York'e, kur keliauja dažniausiai, tai ten yra žymiai paprasčiau. Žmonės paprastesni gyveno žymiai liūdniau ir dėl to gal jie šiek tiek nusiteikia labiau darbą. Čia, kur mes gyvenam, tai čia mes gyvenam burbulė, visiškai. Čia absoliutus burbulas, šie žmonės tik nenori. Čia niekas nenori dirbti. Ne. Čia 4 valandą sudaro valstybinės institucijos, atsidaro jos kokią 10, visi miega iki kažkiek, tai tos kartais atrodo, kad tai yra miestas atostogom, ne kažkokiam bizniui. Žinai, kas man labai įdomu, ar tu tą savo visą idėją dėl automobilių atsivežė iš Lietuvos, ar tu ten buvai pradėjęs, ar čia tau naujai, kaip pas tave buvo? Jo, ten buvau pradėjęs ir turėjau, bet... kas pastumėjo, daryti tas videos, iš tikrųjų pas mane labai ilga istorija ir labai liūdna ir labai daug su visko buvo. Pas tave visos liūdnos istorijos, po to baigėsi. Po to baigėsi linksmai, aš turiu draugą, jo prisijuokė, sako, tu į tokį mėšlą papolį ir tu visada, sako, išlendi taip gerai, sako, tu turi talentą kažkokį, sako, tai jo, prisimenu, vis juokėmės apie tai, bet Lietuvoje jo, tai tas noras, kaip ir pasakojau, nuo vaikystės mašinų ir Amerika, jie kažkada tai kažkurio momento mokyklą baigus susijungė ir kažkada pradėjau žaisti su to mašinom, ta prasme, pirkti, parduoti. Marijampolės turguje? Ne. Aš buvau vienas pirmųjų, kuris sugalvojo, ta prasme, prasidėjo mano visas biznis nuo tokios lengvos nelaimės, tai kai man buvo 18 ar 19 metų, aš neatsimenu, papuolėm į avariją, sudaužėm automobilį ir jį nurašė visiškai, nes ten smagus buvo. Smūgis, jį nurašė visiškai, tėvas mano gavo pinigus, sako, pasimtų daryk, ką nori. Aš paėmiau, išardžiau ją, pardaviau dalis ir tada sakau, atėjo metas nusipirkti tą mašiną iš Amerikos. Ir taip po truputį, kaip tas sniego kniūšė, vyniojosi ir atsiradau kažkur tai po to. Tai Lietuvoje buvo iš tikro, dirbau tą patį darbą, tik tai iš Lietuvos ir aišku, ne taip sophisticated, net pavadinkim, visada, dėl ko, dar grįžčiau, dėl ko aš taip darau, kaip dabar darau. Tai visada aš būdavau tas mano klientas dabar, aš būdavau pats kažkada juo Lietuvoje ir labai jausdavau, aš toks nežinau, visada viską kiaurai matau, bet nepasakau. Tokia asmenybė mano, aš visada, ta prasme, mano smegenys dirba, kaip čia pavadinti, atbulinė inžinerija, ne? Aš dekonstruoju smegenys ir galvoju, kodėl tas įvyko. Ir visada matydavau, kad apgudinėja ir visada svajojau daryti iki to, kad pats kažką darysiu. Ir ta prasme, irgi tos nepaslaptis, mokesčių slėpimas yra viena pagrindinė mūsų biznio, kaip čia pavadinti, istorijų, kad labai yra plačiai įsišaknėjęs tas dalykas ir tam, kad būtum patrauklus savo klientam, Lietuvoje turi slėpti mokesčius. Tokia buvo įsivyravus praktika. Dabar liktai bandau aš ją pakeisti ir liktai viskas keičiasi. Tai turėjau liūdnų akimirkų, iš tikrųjų, turėjau partnerių Lietuvoje, su kuriais, ta prasme, norėdavau visada prisiklaus, pas neturėjau kapitalo, pas iš paprastos šeimos, kur neturėjome mes nei pinigų nieko, nuo nulio, kaip sakant, viskas, nuo tos sudaužytos mašinos lipdėsi, atsirado pažintis, kažką daryti, susijungiam su vienu, surandi partnerį, su kitu, vežam tas mašinas iš Amerikos, po to nusprendžiau atsiskirti, nes prasidėjo labai, iš tikrųjų, labai sunku normaliam
žmogui, paprastam, klausančiam, suprantančiam apie biznį, klausytis apie automobilių verslą, nes jisai visiškai kitokie dėsniai veikia ir. Ta prasme, net negali tam tikrų momentų prognozuoti, pavyzdžiui, sakysime, ekonomika kyla arba... Ne tų dalykų, paprasčiausiai yra dalykų tokių, kad visas tas biznis visada buvo, kaip ir minėjau, labai daug kas slėpdavo mokesčius. Aš pats esu baustas už pats turėjęs palei baudžiamojo kodekso 222 straipsnį, turėjęs baudžiaką bylą ir pats esu nubaustas. O kodėl? Ta prasme, jums tiesiog, jūs negalėdavote, nes jeigu sumokėsit, nebeliks jokio... Paprasčiausiai jo, tu dirbdamas oficialiai, bent jau tuo metu, kokia būdavo susiklošiusi rinka, dabar viskas labai pasikeitė. Ir aš labai abejojau prieš tą darydamas. Aš daisim gal iki to po truputį. Tai anksčiau buvo taip, kad jeigu tu neslėpsi mokesčių, tai tiesiog tu neįdomu. Tu tiesiog nekonkurencingas. Ta prasme, net kitaip ir nevyksta. Pas tave kaina visai. Jo, ta prasme, jeigu pas tave 1000, pas visus 100, tai kas pas tavęs? Ne, tai aišku, kad ne. Tai jo, kažkada atsiskyręs, aš turėjau turbūt sunkiausius savo gyvenimo momentus, kadangi visas šitas biznis yra paremtas be jokių sutarčių būdavo, bent jau ta prasme, nėra jokios sutarties, nėra jokių terminų, nėra jokios strategijos. Šitoks tavim pasitikėjimų turėjai. Tai vat, ką noriu pasakyti, viskas ant pasitikėjimo ir viskas, ką papasakos kiti. Ta prasme, man draugas sakė, kad va šitas yra taip ir taip. Jo, tai tik pradėjus, kadangi buvo ta rinka tokia labai monopolinė, buvo keli žaidėjai Klaipėdoje, galiu net pasakyti, kad gal visoje Lietuvoje, tai pavadinkim, nes Klaipėda buvo stipriausia šitam reikale. Habitas, ne? Jo, ir man atsiskyrus prasidėjo tas mėšlo pilimas ant manęs, nes kaip galima kitaip paaiškinti, kad kažkas, ta prasme, aš mačiau, kaip apgaudinėjo žmonės ir aš tiesiog norėjau patraukti žmonės, ta prasme, aš toks labai empatiškas gal žmogus, nenoriu, kad kiti būtų apgaudinėjami ir aš norėjau šiek tiek pakeisti ir tiesiog, hebra, yra tiek, tas kainuoja tiek. Aišku, prasidėjo pas klientus klausimų, kodėl pas tau tada pigiau viskas. Tu eik nusipirk, tau viskas pradings. Jo, tu sako, tu eik nusipirk, tau pradings viskas. Jis sako, vagis, jisai apsivogęs, jis sako, čia tiek pinigų, nes dar iki pat šiandien komentuoja man, tautvidai, kada grąžinsi skolas. Jis sako, hebra, susisiekit, aš nesislėpiu, aš noriu grąžinti, sako. Jeigu aš kam... Čia yra nieko keisto. Komentatorius, kuris turi netikrą vardą, pavardę ir susikūrė anketą prieš savaitę. Jisai būtinai parašys. Tas pats šapylimas, kaip ir sakau, ant... Jo, tai to pradžiai, man kaip, ta prasme, aš buvau gal, kada visą tą pradėjau, aš neatsimenu, aš pakankamai jaunas, 25-6 kokių gal buvau, kaip pats išėjau atskirai ir norėjau pradėti tą biznį, tai pradžiai buvo labai sunku, ta prasme, psichologiškai atlaikyti tą, kad esi visų priešas ir su ko aš išnekėjau irgi sakiau tą patį, sakau, blemba, jeigu būčiau kažką apgavęs, tai bent jau nebūtų tiek skaudu klausytis. Ta prasme, kai tu žinai, kad tu esi prisidirbęs, tai blemba, prigavo, ne? Bet kai tu nieko nepadarai ir eini klausai apie save vien tik tai blogo, ta prasme, aš matydavau tokius dalykus, kai net draugai nenori bendrauti, nes jie kažką girdėjo, ką kažkas pripylė. Tai, skauda. Jaunam žmogui tas yra skauda, nes tu jaunas... Bet iš kitos pusės tavo biškį augina tokį... Labai užaugina. Ta prasme, šiai dienai, tai nežinau, gali man priešais mane atsistot varyti ant manęs. Bet ar nebuvo tokios praktikos, kad į teismą paduotum kažką, tai ne? Ne, nebuvo. Iš tikrųjų norėjau vienu momentu, bet visai nesenai buvo labai, kai pradėjo video, vėl buvo nutilę viskas, vėl pradėjo išlysti tie visi konkurentai, kadangi aš konkuruoju, kaip aš sakau, savo darbo rezultatais, kiti konkuruoja liežuviu. Ne, tai yra lengviausia, supranti, aš kaip suprantu, tavo biznėje yra didelė dalis labai svarbi reputacija. Jeigu sunaikina savo reputaciją, su tavim pradeda nepasitikėti ir va. Jo, šitas biznesas nėra sistemingas, jisai nėra, aš labai, labai paprastai aiškinau kažkada vienam žmogui, ką aš noriu padaryti, kuris nesupranta apie mašinus, bet tiesiog, sakau, šiai dienai tu nori nusipirkti, sėdi namie, nori nusipirkti batoną, ne, ar ten sviesto. Tai tu įsijungi, tu neskambini taksistui daugiau jau, kaip 2000 metais, kad taksistui paimk iš parduotuvės, sumokėsi dalekė kažką. Tu įsijungi ten, tarkim, nežinau, čia nebus reklama, Barbora. Įsijungi, užsisakai, atveža, viskas aišku. Tai sakau, aš noriu būti ta sistema su automobiliais. Čia yra mano tikslas, kad tu įsijungi, tau viskas aišku, tas tiek. Nes šitas biznesis nėra kitoks nei kiti. Vis tiek tavo jungiamosios dalis yra tos pačios. Tai ta prasme, tik viskas, kas atsiranda tarp jų, visokie mokestėliai, tiesiog yra kažkieno improvizacija ir viskas. Tai aš tiesiog noriu būti pirmas tas žmogus, kuris susistemins ir paleis tą produktą į rinką ir kuris jau yra paleistas. Ir kad žmogus, pirkdamas, užsisakydamas būtent
nežinau, ne mano paslaugos, bet būtent būdamas toje rinkoje, jisai žinotų, kaip viskas vyksta ir jam būtų viskas aišku, jam nekiltų klausimų. Išbraukti. Kuo skaidriau, ta prasme, viską. Jo, panaikinti tą pilkąją zoną, kur yra visiškai nereikalinga, gyvenom 24 metais, kur viskas aišku, internete, nežinau, čia GPT paklaus, viską atsakys. Taip. Tai kam būti tuo, kuris bando meluoti ir kuris gali išsiekspauzinti labai lengvai paklausus kažkieno kito. Tai čia yra, man, nežinau, nesuvokiamas dar tas dalykas, tas žmonių darbo principas, kurie vis bando apgauti, papasakoti, ta prasme, man būna žmonės su manim susisiekė, kurie pirko pas kažką kitą ir pasakoja savo liūdnas istorijas. Jo, savo nuotykį su jais, skaitai ir juok noris ir verk. Prasme, pirmas klausimas žmogų, kaip tu tom patikėjai visų pirma. Oi, aš galvoju, kad žinau, kuo didesnė nesąmonė, tu labiau žmonės patikės, supranti. Gali būt, kad taip ir yra, nes tikrai stebina kai kurių žmonių patiklumas ir, ta prasme, žmonės perka brangias mašinas, tarkim, išleidžia ne vieną 10 tūkstančių ir tu galvoji, kad toks žmogus pasidarys savo researchą. Tiek pinigų išleisdamas, jis yra pakankamai protingas, jeigu jis tiek uždirba ir sugeba. Ne visada. Jo, kartais turbūt draugai pažintys. Ne, bet gal tiesiog, gal sužaidė kažkoks draugystės pažintys ir taip toliau, ir tiesiog taip apgavo. Bet labai liūdna ir labai noriu tą pakeisti. Ir manau, kad labai daug priešpriešos. Savo tas atvirumas gal ir yra tas labai gerai ir būtent ir socio tinkluose visus ir taip toliau, nes tu tarsi toksai, va štai aš prašau, jūs matot, kaip aš atrodau, aš kalbu, tai yra kainos, va taip ir taip mes dirbsim. Ta prasme, kuo didesnis tas apšviestas visas laukas, tuo mažiau lieka tokių šešėlių, kur ten kažkokios makinacijos gali vykti. Ir automatiškai tas pasitikėjimas visai kitas tada. Jo, tai mano tas ir buvo viena iš varomų jėgų buvo iš tikro išplauti tą savo reputaciją, nes aš prieš kamerą aš esu būtent toks, koks aš nieko nevaidinau, aš esu toks, koks esu, aš tiesiog, kaip aš pasakoju savo draugams, aš sako, kaip tu čia pradėjai, ką tu čia veikėjai, sakau, nieko, aš tiesiog viską, ką darau, aš tik dabar kartu kamerą pasiėmiau. Viskas, ta prasme, aš jūsų klausiau, kiek užtrunka montavimas, mano montavimas užtrunka tą pačią dieną. Oi, tai čia ir aš darau viską pats vienas. Nes vienas dalykas yra pafilmuoti, o kitas dalykas yra montuoti. Jo, vienas dalykas, aš tą viską puikiai suprantu, pas mane nėra gal labai didelio to tokio, nėra to efekto, nėra kažkokio... Bet tau ir nereikia. Man ir nereikia, mano yra užduotis nešti žinią ir leisti suprasti žmonėms, kaip viskas vyksta. Viskas, edukuoti žmonės. Ta, ką aš noriu, ta prasme, aš noriu, kad žmonės įsigyja automobilį iš Amerikos, nes jaustų apgauti, O jie, ta prasme, jaustųsi pakankamai saugus jau prieš įsigydami. Tas yra labai svarbu, nes, tarkim, aš turiu pinigų, noriu įsigyti automobilį, bet aš galbūt norėčiau, kad tai įvyktų labai sklandžiai, aiškiai ir aš suvokčiau, kiek man visą tai kainuos, ar ne, nuo taško A iki taško Ž, kol tu atvažiuoji, tas automobilis atvyksta į Lietuvą. Tai aišku, man geriau bus kreiptis pas tave, aš matysiu visą tai, negu kad netgi ir per pažintis pas kažkokį ten whatever, ir kuris man po to paskaičiuos galutinį rezultatą ir biškį šoką įvarys, žinai. Žinai, kas man labai patiko pas save, mes kai šiandien tau siuntėm priminimą, automatinė žinutė. Jo, ir aš pagalvojau, va čia tai geras, supranti, nes realiai tu jau su šita žinute visą gauni pakankamai informaciją tą pradinę. Jo, nes čia yra, ta prasme, dažniausiai užduodami klausimai, tai čia yra atsakymas jos. Tai, kad išvengti to... kasdieninio to bla bla bla. Jo, aš labai daug iš tikrųjų investuojam, kažkada atsisėdęs analizavau, ką čia man reikėtų veikti, viskas kaip ir pradėjo eiti geryn ir supratau, kad visa ateitis IT ir turi tiesiog integruoti visas sistemas, kokias tik įmanoma į savo tą biznį. Tai labai daug dirbam su IT specialistais, kurios turiu Ukrainoje, outsourcinu tiesiog, susiradau jos ir dirbam, integruodami visokius dalykus, tokius kaip dirbtinis intelektas, ten, nežinau, nežiūrėt mano puslapį, bet ten viskas labai super aiškiai ir paprastai. Labai aiškiai. Tai labai norim padaryti tokį visišką no-brainerį, kaip yra tarp automobilio nekoks nors Tesla, kur tu sėdi, važiuoji, nieko nereikia daryti, viskas aišku. Tai noriu, kad žmogus jaustųsi taip, prisijungęs prie mano sistemos ir kad būtų šiuolaikiška. Aš tą IT specialistų komandą, kurią turiu Ukrainoje, nusisamdžiau mėnesinį atlyginimą, supratęs tą, kad developinam mes pastoviai ir man neapsimoka per projektą. Aš matau, kad jie dirbo visai neblogai, užtrunka laiko, bet padaro ir tiesiog pasilikau tą komandą darbuotis, jie darbuojasi šiandien, netgi rašo pilną žinučių ir man atrodo dabar gavau ką tik integruoja mokėjimų sistemą, kur ten galėsim vienu kliku apmokėti mašiną ir nebekils klausimų, nes dabar visokių klausimų turim tokių paprastų gyvenimiškų momentų, tokių, kur žmogus padarė pavedimą, po to rašo, įkrito, neįkrito. Mes norim tokį spręs, kad
Žmonės labiausiai jaudina pinigai, ar ne? Ir visas tas, kad kuo tas yra paprasčiau ir aiškiau, kuo mažiau streso yra visą. Jo, noris padaryti tokį, kad būtų nesusidėtingiau nusipirkti mašiną, nei kad vitaminus. Toks tikslas toks, jo. Aišku, suma kitokia, bet... Suma tai kaip suma, bet... O kokios mašinos dabar einamiausios? Einamiausias vokiškas, kaip visada. Tai Lietuva tavo tokia gaunasi kaip paskutinė stotelė, ar... Daugiausiai dirbu ant lietuvos, nes kalbu lietuviškai ir lengviausia parodyti, kaip sakant, išreikšti emocijas, visas savo, išreikšti idėjas, mintis, emocijas lietuviškai, nes natūraliai yra mano kalba, kaip gimta, kaip sakant. Tai laužusi, bandau daryti angliškai, dabar po truputį dirbam, nusisamdžiau tą savo... Tai keista tas anglų kalbos vartojimas. Jo, ir aš galvoju, angliškai tau niekada neišeis, mes, kadangi esame lietuviai, angliškai tau niekada neišeis pertikti, ne, tos... Neišės būti savim. Nu kaip, išeis, bet toksai tu angliškai kalbi, ne taip gal gražiai, kaip pakalbėtum lietuviškai. Nėra tavo žodynas toks turtingas, ne? Kaip lietuviškai tu gali, nežinau, būti charizmatiškas, papasakoti kažkaip kitaip aplinkui ir taip toliau, o angliškai tu šnekėsi tiesiog kaip esi išmokęs. Pirkti, prasme, toks. Einam, perkam, darom, vežam. Be jokių ten tų tokių mandrų žodelių, žinai. Jo, tai va to trūksta, bet dirbu ant to ir turiu draugą, va ten Kristas mano, mes sportuojam su juo kartu dviračius minam, tai jisai nutarė man padėti, tai po truputį vystysim, žiūrėsim, kaip pavyks su vietinė rinka. Aišku, irgi matau labai daug iššūkių tokių, kaip visiškai kitoks mindsetas, ne? Žmonės visiškai kitaip masto, jiem visiškai svarbu kitokios vertybės, kitokie dalykai ir tu turi tą suprasti ir pasistengti adaptuotis, o ne varyti savo toliau, nes jeigu... Gali kelis tokius skirtumus, labai įdomu būtų žinot. Kelis skirtumus, pats pagrindinis, kad lietuviai perka daužtas mašinas, amerikonai ne. Tai čia pats pagrindinis. Matai, kaip įdomu, jie bijo, ar ne, daužtas? Jie bijo, jie nesupranta. Pirmas dalykas, tai jie nesupranta, ką su jie veikia. Sudaužyta, čia metalą lauks. Jo, tai ką tu čia darysi? Jie žiūri kartais, aš dabar iš tikrųjų pradėjom, užsisakiau savo tą automobilį, kur pareklamavot labai vaizdžiai. Ir su jais pradėjau bendrauti, jie pradėjo mane sekti ir užsimesgė toks ryšys, kadangi turim bendrų pažįstamų. Tai jiem nuostabą kelią, būtent Lamborghini šitai atstovybė, jie seka mano profilį, jie žiūri, aš ir pas juos padariau, ta prasme, buvo dabar, jie atidarė saloną Land Rover ir Jaguar, tai pasikvietė mane į pristatymą, sako, atvažiuok, pafilmuok, įsigersi šampano, pamatysi, pabendrausi su žmonėm, tai jie stebi mano profilį ir irgi su vienu žmogumi iš jo pastoviai labai bendraujam, tai jis sako, niekaip nesuprantu, sako, kur jūs dedat šitą šlamštas. Aš sakau, man tai nesvarbu, ką aš sakau, žmonės perka, aš turiu atlikti savo darbą, o vat jisai sako, jiems keisi labai esame, ne? Žmogus dar ir dirba atitinkamą įstaigą. Ne, tai aišku, čia jau aišku. Padavinėjo mašinos po milijoną. Ten yra visai kiti skaičiai. Bet jie nesupranta, absoliučiai, kas čia vyksta, ką jūs čia darot. Ir sako, kiek tu parduodi mėnesį? Nu, sakau, vidutiniškai apie 160 mašinų. Žiūrėsi. Jiems tokia savotiškas experiences ir... Jo, sako, mes čia visas dileris, visą grupę, sako, tiek parduodam. Tai sako, kiek žmonių pas tai dirba? Sakau, 3. Praktiškai vienas kiti padeda. Jo, tai mano, aš apsėstas irgi, grįžtant dėl tų žmonių, apsėstas esu efektyvumo. Nežinau, iš kur tas pas mane yra eilinis. Lietuviškas kraujas matyti verda, ar ne? Ne lietuviškas, o iš tikrųjų aš galvoju, kad važiuodamas čia, aš galvoju tą temą, jeigu paliesim, galvoju, kai pats analizavau save, tai man atrodo, man to efektyvumo įpūtė kelionės į Vokietiją, stebėdamas vokiečius. Kaip jie dirba, kaip jie gyvena, nes vokiečiai būtent jie išlaužia viską iki paskutinio cento, iki paskutinio lašo, jie sugeba padaryti labai efektyviai dirbti. Dar labai panaši nacija yra Lenkai, kurie irgi super efektyviai dirba. Tai galbūt aš keliaudamas iš jų to pasisėmiau. Kelionės yra neįkainomas dalykas, galiu pasakyti. Jo. Gyvenime keliauti reikia daug ir kuo daugiau ir rinkti patirtis ir stebėti, kaip gyvena kiti ir pasimti tas pamokas, nebūti užsisklendusi to lietuvių, kuris komentuoja. Lietuviai užsisklendė, bet jie ta prasme, biznyje jie yra efektyvus pakankamai. Jo, labai. Žiūrint iš šonų, Lietuva labai gerai gyvena šiuo metu. Šiuo metu mes siaubingai gražūs ir labai gerai gyvenam, nes taip švaru, taip gražu, taip pat... Pasiklausau kainos, jo. Absoliučiai. O dabar, kai įvyko karas, kur tu buvai? Čia.
Čia, ar ne? Čia buvo, jo. Aš nuo pat 19 nejudėjau. Tavo buvo reakcija, tau nepasikeitė tavo rinkos ir visą kitą? Absoliučiai ne, buvo sujudimas labai didelis apskritai tarp mano, dar tada nedariau nieko, dirbau tiesiog kaip vežėjas, vežiau klientam ten, kur jie nori, labai didelis rautas ėjo, man atrodo, į Olandiją ir Lietuvą. Ir neturėjau ne vieno ukrainiečių kliento, bet rinką sudrebino, nes ukrainiečiai užima labai didelę dalį. Tai važiuoju apie ką? Jo, labai didelę dalį ir pas visus lietuvių klientus ukrainiečiai yra didžiausi klientai. Firmos, kurios... Kazakstanas, aš kažkaip galvoju, Kazakstanas irgi neblogai, ne? Ne, Ukraina, aš spėjau, yra Gruzija, bet ta Gruzija ta pati Ukraina, tai pavadinkim. Ten, ta prasme, tik tai, kur keliaujo po to, tai mes visi nuspėjom. Tiesiog visi vaidina, kad ne, o ukrainiečiai buvo visada didelė dalis rinkos ir jie labai sudrebino rinką su karu, nes labai sujaukė, jie dirbo visi ant skolų, ant įdėjimų ir staiga ten atsirado tokių dalykų, kaip kad pavyzdžiui, tas žmogus, kuris gal buvo skoloje keliasšimtus tūkstančių dolerių, pirko 100 mašinų į mėnesį, jo nebėra, tarp gyvų, prasme. Nebėra, kas gražins jau skolas, nebėra, ta prasme, niekam nebereikia tų mašinų. Tu nebegali žinoti. Jo, ir iš to, kaip sakant, laimės tas net nešė niekam, netgi ir tai, kad, pavyzdžiui, dingo tas žmogus ir liko mašina. Ar ten liko ir liko taip pat įsipareigojami kažkokie su tom mašinom. Ir kai reikia tas mašinas po to likviduoti, aš įsivaizduoju, ta prasme, man to nereikėjo, bet aš mačiau iš šono, tai mačiau, kad Hebra straglino labai smarkiai ir buvo ant bankroto balanso labai daug. O Dieve, tai tau buvo pakankamai gerai, nes tu net su to rinko tiesiog nedirbai, ar ne? Jo, aš tom, kaip sakant, nesidžiaugiu, nes kai blogai vis tiek visiems per kažkur tas pasijaučia. Labai blogai buvo mum dėl to, kad COVID metu labai išbrango transportavimo kaštai, smarkiai. Ta prasme, iš čia į aną pusę, į Europą dar ne taip baisiai, kaip aš siunčiausi, pavyzdžiui, savo automobilius iš Lietuvos. Tai 20 metais iš viso siunčiaus, man atrodo, 3 konteinerius. Tai pirmą konteinerį mokėjau, atsimenu, 1000, antrą mokėjau 2,5, trečią mokėjau 4,5, o ketvirtą, man atrodo, nežinau, net nebesiuntėm su keltu, nes buvo 9,000. Tai va, kodėl taip subrango? Supply chain crisis buvo. Trūko konteinerių ir viskas buvo sustoję. Tai jeigu siuntėt laivu, tai ten 2 mėnesius jis plaukė? Iš Lietuvos į čia plaukia 7 savaitės, kaip 6 savaitės. Tai buvo tokių iššūkių daug. Dar kitas dalykas, aš, pavyzdžiui, irgi biznį pradėjau kažkada savo, tik baigęs mokyklą, net buvo 2,8 krizė. Ai, tai tu toksai ant krizių... Jo, aš esu krizinis vaikas, jo. Tai su kuo aš juokiausi visai nesenai, sakau, kalbėjome apie COVID laikotarpį ir kai sako, blemba, sako, čia kai COVID buvo, kai tas mašinas pardavinėjo, čia visi plius, nes buvo susiklošiusi tokia tendencija čia Amerikoje, kad nori gauti mašinas, jos nėra. Ir nori gauti Merslą, tu turi mokėti plus 50 000 dileriui tam, kad jį gautum. Ai, nu tai toks tave pastumėjo eilėje. Jo, arba ateis kitas ir nusipirks, mokės 500 000, nes PPP loans eina į kairę į dešinę, visi ima ir visi gauna tas pinigus. Tai man tai buvo pats sunkiausias laikotarpis. Aš nemoku dirbti klėstėjimo laikotarpį. Užaugęs tarp krizių, aš nemoku dirbti klėstėjimo laikotarpį. Aš nemoku naudotis padėtim. Ta prasme, man tai, palei mano įsitikinimus, tai yra svetima. Naudotis, va čia Miami mes turim tą labai aiškiai. Labai aiškiai taip išreikštą. Jo, išreikštą, kad labai yra populiaru Miami naudotis padėtim, kad čia, va, tu užsienietis, tu atvykai, tai ne 500, tada 2000. Jo, tai čia labai, bet man to nepavyksta, nežinau, aš save kaltinu kartais, gal čia toks, kaip sakant, netikro verslininko požymės, bet aš galvoju, kad jeigu bendram rezultate finale jau suvedant galus, tai kažin ar tas, kuris labai naudojasi padėtim, uždirba finale daugiau, plėždamas tuo metu. Nu, tuo metu jis gauna papildomų pinigų, bet realiai jisai negauna to žmogaus, kuris ateis dar kartą. Jo, ilgoji distancija, repeat customers niekada nebus pas tave, nebegrįš jo. Tai, jo, ir aš manau, kad mano tas atvirumas, jisai, aš stengiuosi būti toks, koks esu, stengiuosi atvirai pasakoti viską, pasakoti kaip yra, kaip kas vyksta, paprastai papasakoti apie sudėtingus procesus ir manau, kad būtent tas ir pritraukia, pavyzdžiui, mano visą auditoriją, bet jau mano toks spėjimas būtų, nes jinai susirinko tai nesveikai greitai. Per kiek laiko surinkai? Aš pradėjau po padėkos dienos. Čia dabar? Metų, jo. Oi, tai tu labai greitai. Čia yra 6 mėnesiai, pusę metų.
Normaliai, audimas geras pas tave. Šiandien turim 40 000 jo. Tai natūraliu, buvo mane užpuolę botai, tai išvaliau, buvo iki 30 lygio. Užpuolę botai, numušė. Yra tokia strategija, yra tokia strategija, tavo konkurentai gali užsindyti tau nupirkti į indų pakistaniečių boto, tai ten kainuoja labai nedaug palyginus. Nupirka to boto, tau atsiranda 20 000 sekėjų, kurie nieko nedaro, nelaikina, nežiūri, nieko nedaro. Ir Instagramo algoritmas tada tavo visą feedą, visą tavo kontentą numeta į apačią, nes jisai palei algoritmą rodo, kad jisai yra neįdomus. Tu turi daug sekėjų, bet ne vienas jo nežiūri, niekas nelaikina. Tai toks atsiranda toks shadow baninimas, toks, taip pavadinkime, ne, kai tu kuri kontentą, bet jo niekas nemato dėl to, kad tave kažkas užsildė botais. Tai čia irgi konkurentų kovos tokios savotiškos. Jo, čia konkurentų kovos, nes man ėjo ir e-mailų, buvo krūvos, ir YouTube buvo, teko išjungti komentarus ant senų video, nes buvo rusiškai beje komentarai, net neatsimenu dabar, kas ten buvo, bet tai думал, что так все легко закончится. Aš įsidėjau tą filtrą, aš pakalbėjau su Instagramo menedžeriais, man ten uždėjo... Tavo atėjo kaip vos netiesioginis dar grasinimas, ar ne toksai? Aš nepavadinčiau to grasinimu, bet tiesiog, kad pradėjo YouTube'ai pulti, atseit, aš Instagramą sustabdžiau, uždėjau filtrą spamą ir taip toliau, ir paprašiau Instagramo menedžerių, kad tiesiog peržiūrėtų mano akaunto būklę, sveikatą, taip pavadinkim mane, ir grąžintų jį į normalią būklę ir ištrintų. Tai jie iškart pasakė, kad patys mes ištrinti negalim followerių, bet mes seksim, ar nėra shadow baninimas tavo dėl šito. Tai aš tryniau pats, nežinau, kiek naktų, bet reikėjo 20 000 ištrinti, ir po to jie man pajungė tą filtrą, kuris tiesiog automatiškai pradėjo trinti, ir va šiandien netgi turiu irgi, kad yra dar, išmetė, kad yra dar 150 ant klaustuko, ar norėtumėt juos ištrinti. Taip dabar sutvarkė jie tą sistemą. Tai čia gan populiarus toks dalykas, gan populiarus toks paminimas, nes matau, kad ir kiti Lietuvos influenceriai turi pilną tų indų. Aš galvoju, kad visi turi, pas mane ir matyti irgi yra, nes aš jos užsiundo čia tokia, konkurencinė kova, galim taip pavadinti, kurie, nemiega konkurentai, ir vietoj to, aš kaip sakau, vietoj to, kad eitų, sugalvotų, ką geriau nuveikti, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę, darbo kokybę. O jie pagerina, jie pasitenkina, jie čia toksai, kaip vampiravimas, žinai, savotiškai pakenkt kažkam. Tai jo, šitam biznį pas mus labai daug tokių... Aplamai pas jūs labai vyriškas biznis, toks labai... Labai vyriškas biznis, bet pasakysiu, kad tie vyrai labai nevyriškai elgiasi. Bent jau 90% jų labai jokingai elgiasi, aš nežinau, ar čia mūsų nepriklausomybės laikotarpių pradžios įtakojo muilo operos? Gal ir muilo prisižiūrėjo, sakys ant kad, ta prasme, labai daug dar grįšiu prie to, kaip man atvėrė Amerika akis. Tai Amerika, ypač Pietų Florida, labai išvalo lietuvišką susireikšmę. Kai tu jauties, aš čia viską turiu, aš čia daug pažinčių, aš čia viską galiu, aš čia turiu gerą mašiną, kiekvienas čia turi dar geresnę, dar geriau už tave varo ir dar stipriau uždirba ir turi dar daugiau pažinčių ir yra dar kažkoks įtatingesnis ir dar kažkoks. Tai tas labai man patiko, man labai padėjo nusisėsti, nusirisetinti. Susigyventi su savim. Jo, nusirisetinti, nusigrandinti, pavyzdžiui, aš dabar pirkau automobilį Lietuvoje, labai didelė mada nusipirkti automobilį tokį, kad pastebėtų. Taip. Čia nieko nenustebinsi. Nors Čikagoje, aš nežinau kaip dabar, nes jau senai Čikagoje negyvenau, kažkada buvo momentas, kai gyvenau Čikagoje. Tai buvo toksai momentas, kad uždirba žmogus tiek ir tiek, bet automobilis kainuoja daugiau negu pusė atlyginimo, bet jis vis tiek nusipirkšė, toks lietuviškas buvo bruožas, kad nusipirktų brangesnį. Toksai savęs nepriėmimas, kad jeigu aš paklausau galimybės nusipirksiu, tai aš jau niekas. Nors realiai tai yra viskas okei. Jokio skirtumo kokį. Jokio skirtumo, visiškai, absoliučiai. Aš, vedam vaikus į mokyklą, mes, kur realiai ryte tu atvažiuoji kaip į automobilių parodą. Yra privati mokykla, dabar kainuoja labai brangiai ir visi stengiasi ten, kas turi pinigus, stengiasi. Tai ar ten atvažiuoja, nežinau, su Rolls Royce'u, ar su Honda Civic, neišgirsi, nei pašaipos nieko. Visi vienodi, visi normalūs ir visi priima. Tiesiog jam patinka tokia mašina, jisai gali įsigyti tik tai tokią.
Abu yra žmonės, abu stengiasi dėl vaikų padaryti viską, ką gali. Jo, ir realiai jisai su tavim bendrauja, sakysim, ir tu su tavim bendrauja kaip vienas su vienu, kaip lygus su lygiais, nėra to tokio klasių kovos kaip Lietuvoje, ar ne? Aš kai atsividau, kur metus dabar buvau Lietuvoje, man buvo labai keista, ten kviesdavo mane į tam tikras laidas ir tu ateini į laidą ir aš labai jau atpratusi nuo to, nes, senai Amerikoje gyvenu. Ir pas mane tas toksai apsikabinimas, arba ten labas, kažką, toksai. Ir tu man matai tokius ledinius veidus. Yeah. Ir jie maždaug taip praeina pro to ir tu taip, bet nežinai ką daryti, realiai supranti, nes to tokio, to pasipūtimo ir durninimo kitų yra labai labai žiauriai daug. Ir Amerika, kaip tu sakai, labai teisingai tą apibrėžį, nes aš niekada savo neapibrėždavau, labai gerai išvalo tau smegenis. Jo, labai nugroundina tave, kaip sakant, įžemina. Ir šitas dalykas iš tikrųjų ant savo draugų, kurie pas mane atvažiavo pailsėti ar pabūti, tai pastebėjau, kad šitas dalykas labai neigiamai kai kurios veikia. Kitas pabuvę čia pamatė, kaip viskas vyksta, jie sako, aš galvoju, gal tas lietuviškas susireikšmimas duoda supras, kad gyvenime tu nepasieksi šito levelio ir man čia neįdomu. Aš labai dirbu su turtingai žmonėm, ypatingai turtingais, ar ne, ten jau Hollywoodo žvaigždės, kurie uždirba tikrai didelis pinigus. Ir tu supranti, kad pas juos yra tiek, jie paprasti žmonės, nes pas mane taip klausau, ir ką, ir nieko. Jie žiauriai normalūs, paprasti žmonės, visos nėra ten to visai jokio belabardizmo tos. Ne, absoliučiai. Kuo turtingesnis žmogus, to jis paprastesnis bus, bent jau iš savo. Paprasta, taip. Jo tau prieit bus sudėtinga, nes, ta prasme, jie turi tas apsaugas, nes, ten tų norinčių su jais pakalbėti ir su jais padirbti yra tikrai daug, bet realiai, jeigu tu patenki tą ratą darbuotojų, ir ten, tarkim, buvo momentas, kai dirbau su Bradu Pitu, mes jį ruošėm vienam Redskarpetui. Tai vis, tu su juo dirbai skūnų žmonės, tai nereiškia, kad aš su juo dirbu ir aš dabar su juo draugauju ir geriu kavą. Ne, mes buvom komanda, mes atvažiavom, mes padarėm darbą ir mes išvažiavom. Tai ta prasme, žinai, tikrai nereikia sureikšminti ir daryti istorijų, kad čia, žinai, su žvaigždėm. O Lietuvoje yra labai tas stengiamasi sureikšminti, padaryti, kad va, arba aš čia prie žvaigždžių, ar aš čia pusiau žvaigždė, ar aš čia kažkokia tai žvaigždė. Toksai. Ir po to dar išjuokti dėl to pačio. Ir tas bulinimas ir durinimas yra labai toks. Šitą nepasielgstu visiškai Lietuvoje, bet šitas dalykas, tave labai nuresetina, tu supranti, kad ir sakau, pas pagrindinis dalykas, kur dabar aš įsikiau mašiną ir pirkau, nes, man patinka. Aš tokios norėjau, čia buvo mano svajonė. Čia tavo toks pirmas leidimas toksai savo, ką noriu tą padarysiu, ar prieš tai jau turėjai kažką, kad, sakysim, tu uždirbai pirmą milijoną. Galvoju, dabar nusipirksiu, ką noriu. Čia turbūt buvo pirmas toks, kad leidau savo. Bet leidau savo dėl gyvenimo pamokų. Nes turėjau prieš 22-23 metus, turėjau labai liūdnus metus, prasme, finansiškai. Ir supratau, kad į metus prarandu pro tokį pirkinį labai smarkiai dirbdamas. Jo. Tai galvoju, aš savo geriau nusipirksiu, užsisakysiu, įsisprausiu save, kaip ir sakiau, rėmus. Ir po to jau bandysiu, kaip sakant, išsirituliuoti ir turėsiu stumimą dirbti efektyviai, neprarandant tam, kad yra kažkoks tikslas. Taip. Vien dėl to tai padariau, nes atsibodo tos pinigus praradinėti, iš tikrųjų. Bet tai yra tokie nuopoliai, ar ne? Tas biznesis yra vis tiek, jisai labai didelį kalną kėlė. Labai priklauso nuo to pačio energijos, nuotaikos. Efektyvumo, ne? Jo, realiai viskas priklauso. Man kažkada, kaip viskas įvyko dėl tos socialinės, iš tikrųjų, kad irgi sėdėjau pervargęs nuo visko, viskas blogai, visi aplink nepatenkinti, tas šūdo pilimas tęsiasi, ta prasme, ir toks pervargęs nuo tų treniruočių, aš važinėjom čia su dviračiais, nežinau, nežiūrėjot, kad turiu veiklos labai daug, organizuojam raidus, Šerifo Foundationas, ten tokius, įsilėjau čia labai smarkiai iš tikrųjų viską. Tai tokį resetą savo įkaliau ir nusprendžiau atsisėsti vieną. Labai daug žiūrėjau iš tikrųjų podcastų lygiai va tokių pačių. Ir man sakau, labai faina, kad kažkas pradeda pabiškį daryti, nes labai trūksta. Mes labai turim lietuviška kalba labai trūksta ir trūksta žmonių išsakančių savo nuomonę, experiences ir taip toliau, atveriančių akis kitiem, ta prasme. Ir nušvito žiūrint podcastus, kad reikia gal tiesiog pabandyti. Žmona labai stumia iš tikrųjų. Sako, filmuok, tavo, sako, žmonėm įdomu mašina. Labai įdomu. Aš iš tikrųjų užsivežiau, žinai, nes aš tave pradėjau žiūrėti, kai tave atsiuntė. Ir aš dabar ryte atsikeliu, ten pasižiūriu, ką reikia galvoju žiūrėti, kaip čia vyksta, žinai, jeigu kažkas kažką įdeda, ta prasme, tas tave užkabina ir tu po to lauki ir seki tą. O man asmeniškai atrodo, tai, ką aš čia nufilmuosiu tą tralą, kur atvažiavau. Kaip čia įdomu, ta prasme. Bet įdomu. Tai pasirodo, kad įdomu. Ta prasme, kas tau atrodo kasdieniška, normalu
ir netgi užknisančią. Netgi labai keistas, nes aš Lietuvoje turėjau asistentę Miglę, tokia šauni jauna mergaitė, aš laiką mėgstu jaunus labai pasimti žmonės, nes jie visai kitų momentų kvėpuoja. Ir jinai kaip ir apie tave ir man pačiai, jinai tokių visokių visada pasabų pasako. Mes, sako, visi esam pavargę ir pergrūzinti tos tokios labai rimtos, sunkios informacijos. Mums tiesiog reikia tos kasdienybės. Ta prasme, matyti, žiūrėti, kur eina, ką perka, ką daro. Sako, mes tai pasipalaiduoja. Mes pareinam ir žiūrime tą informaciją, nes sako, tos visos su didelėm išvadom, su message'ais perdodamais, tos visos užgrūzintos informacijos, jos tikrai yra per daug dabar visur. Labai daug. Ir tas tavo tie visi istorija traukia žmonės vien dėl to, kad jie yra tiesiog, tu matai tą kasdienybę. Ir tai yra netgi, jeigu nesiruoši pirkti automobilio. Jo, yra įdomu. Ne, tai čia savaime, aišku, 40 000 sekėjų, o nuperka mašinų 150-160 mėnesį, tai... 10% kažkur visą laiką tai būna, man atrodo, ar ne? Čia ne 10, kiek čia gauna su 40 000 iš vis 0 kablis kažkaip. Jo, tai ta prasme, aš suprantu, kad daug žmonių tiesiog įdomu, pažiūrėt, draugai netgi rašo, draugų žmonas netgi rašo, sako, blemba, žiūriu, faina pažiūrėt, sako. Labai faina. Tai man jie jokas įva. Istorija, tai turi žmogaus istoriją, jo gyvenimą. Čia realybė šou toks, anksčiau mes turėjom tos visokius akvariumus, kur uždarydavo žmonės ir realybė šou. Čia dabar tavo realybė šou. Jo, bet kitas dalykas, tai savo asmeninio gyvenimo aš beveik visiškai nerodo. Tai tik tai rodo tik darbinį. Tai... Tu pats taip nusprendėjai. Jo, aš jeigu norėčiau, aš nežinau, ar norėčiau to rodyti, ta prasme, nenoriu sukelti rizikos galbūt savo vaikam, ar dar kažkam, bet lyg ir nematau tos rizikos jau atrodo, nes pradžiai, kai pradėjau, tai ne tiek, kad bijojau, bet galvojau, kiek toli įsikeros tas vėl heitas. Ta prasme, kai tam pradėjo vėl ten. Taip. Čia pagrindinė tema buvo, kad čia aferistas pabėgo į Ameriką, pavogė pinigus ir pradėjo gyvenimą Amerikoje. Bet tai aš jeigu būčiau žmogus, kuris iš manęs, aš jeigu matyčiau, kad žmogus, kuris iš manęs nunešė tam tiek daug pinigų, kad jis leido savo įsikurti Ameriką, tai ką aš daryčiau? Pirkčiau bilietą skrydžiui į Ameriką. Taip, ta prasme, siundytum, nežinau, tarnybas kažką ieškotum. Tai to sulaukiau, gan užvėluotai, kas man iš tikrųjų turbūt padėjo labai smarkiai, kad ta visa akcija prasidėjo gan užvėluotai. Mano konkurentai suvokė, ką aš darau, ir jie jau pavėlavo į traukinį. Ta prasme, jau žmonės buvo nusipirkę, jau žmonės buvo pamatę, kad viskas vyksta, kaip veikia sistema, kad čia nieks nieko nemeluoja, kad čia patapo taip, kad kažkas pila šūdą, o tie žmonės, kurie naudojasi jau mano sukurta visa ta... Jie mato, kad tai yra absoliučiai ne taip, kaip jie sako. Ką tu čia nusišneki? Ta prasme, dar vienas... Jie patys pradėjo atrodyti juokingai. Jo, jau jie pradėjo ir dabar jie vis dar atrodo juokingai, ta prasme, dar vis vienas kitas išlenda komentaras, tai... Mažau, aš buvau užsimiegoję. Jo, tai labai, labai fainiai, kad, ta prasme, sulaukiu iš žmonių to teigiamo tokio palaikymo, nes... Ta prasme, pats nebijojau blogo žodžio, nes jau buvau pratęs, savo gyvenime viską mačiau ir grasinimų. Bet nėra malonu tas... Malonu nėra. Malonu nėra. Demotyvacijos dalelė vis tiek lieka, supranti, kaip atrodo kaip ir jau vienodai, bet vis tiek. Ne, tu niekada neatsiminsi 10 teigiamų komentarų, tu atsiminsi tą vieną blogą. Jisai įstringa vis tiek. Jisai įstringa ir tu visada analizuoji, kodėl jis tai pasakė. Kas jį privertė tai pasakyti, ne? Kodėl jis tai pagalvoja. Arba tiesiog netgi neanalizuojant, tu tiesiog ant jo nerišti. Tas pyktis tave irgi šiek tiek graužia. Pykčio neturiu, bet pykčio neturiu gal tokio, bet turiu, aš kvestionuoju labiau, kodėl, kas jį privertė tai parašyti, ta prasme, iš kur čia ištraukia, kas čia, kaip, kodėl taip reikia sugalvoti. Tai tu tą laiką, kurį taip pagalvoji, galėtum paskirti produktyviam. Tai čia mano tradicinė frazė. Čia yra žmogaus toks matyt būdas, jie vis tiek, mes pasakytume, vis tiek nusveikia. Aš galvoju, kad man čia yra didelė sėkmė, kad jie rašo tos komentarus, o ne galvoja kaip. Per tą laiką aš tobulėjau. Aš galvoju, kaip tobulėti ir aš tobulėjau per tą laiką, kol jie rašo komentarus, aš dirbu. Ir dirbu, kol kas manau, kad viskas teisingai, ta prasme, rezultatai kalba už save, atrodo viskas ok. Nuovargio daug, bet... Nuovargio biznio nepastatysi čia, kaip lietuviai dabar nori įvesti 4 dienų darbo savaitę, nes visi labai persidirba, nors yra kas kiekvieną mėnesį yra tie ilgiai savaitgaliai lietuviški, visada labai keista, kada tie žmonės dirba. Tai aš visiems sakau, nėra tabletės sėkmė, ir ne kažkokie, visą laiką yra tiesiog darbas. Tabletės sėkmė jo, yra darbas, užsispyrimas, nepasiduoti ir neklausyti, ta prasme, išjungti triukšmą, kaip sako. Išjungti triukšmą yra pagrindinis, nes kiekvienas iš mūsų pradedam abejoti kada, kai kažkas pasako blogą. Iš karto atsiranda abejonė, o ką daro abejonė, iš karto tave stabdo. Taip. Abejonė tave stabdo, tave priverčia sustoti, pagalvoti, reikia nestoti. Nestok, daryk. Aš kaip sakau, daryk tą, ką jauti, kur veda tave intuicija. Aš, pavyzdžiui, niekada negalvoju, neskaitau tendencijų,
Aš tiesiog varau. Pagal save, ar ne, tu neturiu kažkokių... Varau tą, ką galvoju, naudoju savo intuiciją, naudoju savo, ta prasme, jausmus ir pasakoju tai, kas manyje. Neskaitau, ta prasme, kažkokių straipsnių, tendencijų, statistikų ar dar kažko, kad ten ką parodyti reikėtų. Almyros horoskopą, pavyzdžiui. Nežiūriu to horoskopą, bet, ta prasme, nežiūriu ir kad yra pats sėkmingiausias dalykas mano Instagramo, tarkim, pavadinkim, kad man atrodo, kad sėkmingas pakankamai per 6 mėnesius surinkti tiek daug auditorijos, patraukti savo dėmesio. Niekada neanalizavau, kas galėtų labiau pritraukti. Ką reikėtų specialiai parodyti. Negimdėjai situacijų kažkokiu. Negimdžiau situacijų ir nedariau nieko, ką reikėtų specialiai parodyti, kad čia dabar pritrauktų, ne, kad ten nusifilmuosiu žvaigždę ar su dar kažkur. Nu, kažkokių tokių triukų nedariau niekada. Tiesiog einu, darau, man atrodo, pats labiausiai žiūrimas tapo, kur užsisakau Lamborghini, kurio labai nenorėjau dėti. Kodėl? Nenorėjau pavydo. Reakciją galvoju. Nenorėjau pavydžios reakcijos, nes tikėjau, kad lietuviai užsipuls, kad čia... Bet tai žinai, kaip jinai suveikė, tarkim, man, žiauriai gerai suveikė. Ne visai jokios ten tokio pavydo, kaip tu tikėjai, nebuvo, bet čia tas, kur nuėjo ir kešų nusipirko Lamborghini. Yeah. Supranti, tai buvo toksai, žmonėms, wow, toks kaip siekimybė, ar ne, nes visi mes žinom, kad mūsų visas gyvenimas susietas, aš sakau, yra 2 dalykai, yra seksas ir pinigai, ar ne. Tai vat pinigai yra didelė ta dalis ir jeigu gali sau leisti tai, ką tu nori, ir tu pats tu užsidirbai, tau nepaveldėjai, tu tėties grafo, ar ten iš kažkur, ar ne. Tai ta prasme, ypač jaunai kartai, kurie rašė, vat jaunimas man, tai jiems buvo iš tikrųjų net nepavydas, o toks wow efektas. Nu, čia yra labai faina, iš tikrųjų, kad keičiasi mūsų visuomenė Lietuvoje. Jo, aš tą labai pajutau, nes iš tikrųjų buvo keletas tokių postų, aš neatsimenu, ką dar buvau dėjęs, kur galvoju, dabar bus. Jau laukiu, maždaug. Tas Lamborghini, tai irgi su žmonas, dėt nedėt, galvoju, gavas neblogas tas video, man pačiam gyvenime, ta prasme, ta akimirka yra svarbi ir galvoju, gal įdės. Ta prasme, aš vis tiek esu toks, kur nelabai man įdomu klausytis, aišku, perskaitysi kažkada vis tiek tą blogą komentarą, pagalvosi, kaip sakiau, bet esu jau išjungęs tą mąstymą, ta prasme, priėmimą į save labai skaudžiai, kad komentarų. Nežinau, kažkaip įdėjau, išjungiau ir nuėjau miegot, kaip sakė. Ai, tu net miegot, išmigti, nebuvo taip, kad po minutės scrollinti. Ne, aš visada, aš sakau, kaip šnekėjom pradžiai, mano yra pagrindinis principas, tai yra post and dump it. Ir niekada nežiūriu, kaip seksis, niekada nežiūriu, kaip kas, įsijungi už kažkiek tai laiko, suveikia. Geras. Ir juokingiausia, kad dažniausiai suveikia tie dalykai, aš jau sakau, reikia pradėti viską, ką galvoju, ko nedaryti, reikia daryti. Dažniausiai suveikia tie dalykai, kur tu galvoji, blema, čia bus įdomu. Bet jie ir suveikia, supranti? Ja. Bet jie ir suveikia. Ir tokiu momentu, aš galvoju, tiesiog reikėtų išjungti tą mąstymą, nes tas dažniausiai daryti, nedaryti. Nes kaip kuo daugiau pradedi galvot, nes, kaip sako, labai sėkmingai daro biznį žmonės, kurie mažiau svarsto, tiesiog daro. O tas per didelis svarstymas kartais irgi biškiai atmeta. Jo, tai aš kaip ir sakiau, jeigu pradedi kelti savo abejonių, tai... Ir važiavai su savo Lamborghiniu Dar nepagamino jo. Ai, tai dar tu jo fiziškai neturi. Jis yra 25 metų modelis, jį galima tik užsisakyti, tai mano draugai, jie ten dirba su Žydeliu, tokiu bendruomenė aš bendrauju, ta prasme, ten mes ir Šerifo tą foundationą viską darom, jie ten turi labai daug ryšio, tai dėl ko aš jį pirkau? Dėl to, kad jisai išėjęs nepraras vertės bent metus, čia jau mano žydiškumas biškai veikia, kad aš skaičiuoju, kaip nepraras. Labai keista, o kodėl jisai nepraras vertės, žinos labai greit. Heidi Merrick. Lamborghini Urus yra numeris 1 mažiausiai prarandantis vertę automobilis Amerikoje. Nežinau kaip pasaulyje, bet Amerikoje yra numeris 1 mažiausiai nuvertėjantis. Kitas dalykas, mano pažinčių dėka aš tapau 20 eilėj, kai dabar šiai dienai yra 100 kažkiek. Wow. Jau vien tik tame dealership'e. Ant kiek gyvena pietų Floridoje. Aš galvoju, tas dealership'as tau davė tokią, ta prasme, dovaną ir eilėj pastumėjo, nes jie matė, kaip tu šūniai pardavinėjai. Ne, pats dealership'as nežinojo, ką aš veikiu iki tol, kad jie žinojo mane, žinojo, kad kažką dariau su transportu, viskas. Mes turime bendrų pažįstamų. Nieks Amerikoje čia smarkiai nesigilina, ką tu veiki. Nėra to tokio, reikia surasti draugą, kad būtų nemokamai. Va dar vienas dalykas visiškai skirtingas nuo Lietuvos, tai kai tu eini pas draugą, amerikiečiai tokia yra kultūra, kad draugui tu sumokėsi dvigubai.
Skirtingai nei Lietuvoje, kad reikia eiti pas draugą, nes nemokamai. Tu mano draugas padaryk. Jo, tai čia, blema, turėjau draugą, kuris plauna mašinas, atvažiuoja, mobile tas detail. Jis atvažiuoja, nuplauna mašiną į vietą ir jis aš jam pradžiai pradėjau labai smarkiai jam reikėjo gerų mašinų. Pas mane perka ten tas geras mašinas, brangias, jam, kad Miami reikia reklamai, jo. Ir jis atvažiuoja, sako, blemba, aš daug man nuplaut mašiną. Jis atvažiuoja nuplaut mašiną, kiek kainuoja, žinau, kad jo net neklausiu $50, aš jam duodu 100. Jis sako, man nereikia, nes jam pačiam promautinimo, jo. Bet čia tiesiog kultūrinis dalykas, kad draugą tu turi paremti pirmiausia. Jie realiai tavęs nesuprastų, jeigu tu sakytum, o tu gali man padaryti paslaugėlę. Jie padarytų, jie, ta prasme, kultūringi žmonės, bet jie realiai kitą kartą į tave labai keistai žiūrėtų, pasirodytum keistas, kažkas netaip su tuo žmogum suprantė. Ir taip mes keisti rytų europiečiai jam. Jom keistai, mes jam atrodo. Mes šaltesni, mes tokie esam keistesni. Bet vis tiek sušiltėjai, nesakyk, sušilė čia visi visai kitaip. Jo, aš, ta prasme, netgi būna, žinokit, man į New Yorką nuskrendu ir aš toks įpratęs čia su visais, how are you, New Yorkiečiai turi savo veidą tokie, New York'e. Jo, tai New York'e aš prisimenu apie Lietuvą, iš kartai iššoku į kokį Uberį, važiuoju, how are you, ką nors pradėti šnekėti, čia kaip pas jūs, čia kas, how are you, jo, good. New York'as, jo, visiškai, labai Amerika apskritai yra. Jinai didelė šalis, labai daug žmonių, kiek mes čia turime. Tu dabar, žiūrėk, keliauji po Ameriką ir netgi po tuos miestelius ir mažesnius visokiausius, ar ne? Kaip ten regular amerikiečiai tie? Kaip tu juos žiūri? Tie paprasti, nes New York'e yra vienokie, Miami kitokie, bet, sakysim, North Carolina turi visai kitokius žmonės, daug paprastesnius. Jie liūdnesni, jie tas pats, kas Lietuva. Jo, jie visiškai, ta prasme, netokios. Mes, aš kaip ir sakiau, ne, ir kaip tu pati patvirtinai, čia burbulas. Mes čia gyvenam kažkokiam Fitiniam sukurtam pasauliui. Mes rojai gyvenam, jo, pas mus saulė šviečia, pas mus žmonės laimingi, pas mus visi turi pinigų, ta prasme, pas mus roja čia, prikeliava už lango, durki, bet kurį būtą visi virš milijoną kainuoja. Jo. Ir visi jos perka, cash. Visi turi pinigų, visi nuotaiko. Visi jaktas vien tik pasižiūrėti. Jo, tai čia yra visiškai kitoks gyvenimas ir palyginus su visa likusi Amerika į viršų, į šiaurę, tai jau nuvažiavus prie Orlando, man atrodo, jau pradedi jau skirtumą. Jo, ta Alabama, tarkim, jau visą. Alabama iš vis, jo. Žmonės piktesni, liūdnesni, visi keikia tą valdžią, kaip ir Lietuvoje. Nieko nesiskiria, realiai taip. Jo, tai tu sugrįžti į tą realybę, nubloškai tą realybę. Bet dėl to jo. Bet jie labai tokie, vis tiek, kaip bebūtų, kiek man teko bendrauti su tais paprastais amerikiečiais, jie labai tokie širdingi. Ir jeigu žiūrint taip, jie geriečiai iš esmės. Jo, jie geriai, patys iš savęs, jo geriai. Imigrantai šiek tiek keičia paveikslą. Imigrantai tai visur biškai paspalvina, mes, kai tik pradėjom keliauti į Angliją lietuviai, tai jie ten taip užspalvino Angliją, kad iki šiol matyti Angliją maždaug. Turim gerą etiketę. Turim gerą etiketę užklijuotą. O tie, kurie atvažiuoja jau iki Amerikos, tai jie kaip ir tu skai, lietuviai tie yra tokie keistesni, nes jie dasigavo iki Amerikos. Ai, tarp kitko, Valujavičius, ne, kai su jaktai aš nusišneku. Mes buvom pasitikti. Jūs buvo pasitikti, ar ne, mačiau? Tai tu ir sponsorius buvai? Ne, aš nebuvau jo sponsorius, jo tą valtelę vedžia firma, su kuria iš tikro dirbau anksčiau, nuo kurios teko nueiti. Irgi dėl tų visų dramų, vadinamų, labai daug iš tikro užsitraukiau iš kolegų lietuvių, labai daug užsitraukiau heito. Ėjęs viską daryti. Ekspauzino viskas. Nebėra vietos uždirbti, nebėra vietos kaip paaiškinti. Ta pilnai suprantu ir to laukiu ir kažkaip... Jo, bet, ta prasme, tai yra kiekvieno pasirinkimo būdas. Tugi neatnešiai kaip tas KGB sąrašo ir nepridavai kažko. Aš, ta prasme, neprimelavau, ne? Taip. Aš pasakoju taip, kaip yra ir viskas. Ir jeigu jūs turite, ta prasme, problemų dėl to, kad jūs meluojat, kad aš pasakoju tiesą, tai čia jau jūsų problemų. Jo, čia jau jūsų, ne mano problema. Tai jo, susidūriau su tuo, bet laikui bėgant iš tikro ne visi, kaip ne visi, labai keletas, tik tai ant vienos rankos pirštų gali suskaičiuoti, kurie pradėjo kaip tik atbulai maloniau bendrauti su maniu. Kviestis, rodyti, ta prasme, matydami, kad aš kažką pritraukiu vis tiek klientų, kažkokių, ta prasme, pritraukiu žmonių prie to biznio ir niekada aš toks esu, kur niekada neimu reklamos jokios. Su nieko nesimu, nenoriu, bent jau kol kas nežinau, kaip bus ateityje, bet nenoriu nieko reklamuoti, nes pasireklamuoju save. Bet tu, žinok, su laiku pradėsi reklamuoti, tik tai aišku, turėsi atsirinkti, kas yra, iš tikrųjų, jeigu nori ištaikyti savo gerą vardą, tai gerą prekę. Aš nežinau, ar tie pinigai... Ar apsimokės tau, ar ne? Man, jo, ar man tie pinigai suteiks tiek džiaugsmo, kiek jie atneš to tokio
šiek tiek parsiduodančio žmogaus paveikslą. Aš nežinau, kiek... Tai jau visiškai komunizmas, supranti? Nes, realiai, tai tugi dirbi tam, kad užsidirbtum. Tai jo, tu dirbi tam, kad tu užsidirbtum, bet nenoriu, kaip sakant, pradėti reklamuoti, nežinau... Bet jeigu, tarkim, kad ir tas pats įrankių... Bentlis, ar nesakys, prareklamuok mūsų... Ne, nėra problemų. Matai, jo, nėra... Aš sakau, priklausomai ką. Jo, jeigu mūsų, kaip sakant, mes tam pačiam, toj pačioj temai, jo, man niekada nebus problemų. Aš, pavyzdžiui, ir dabar apie Jaguar ir Land Roverį padariau video, net jų neprašytas, ar, ta prasme, nesponsoriuoja. Jie manęs nesponsoriuoja nieko, tiesiog iš dėkingumo, iš to, kaip mes bendraujam, iš to, koks tarp mūsų ryšys. Ir čia Amerikoje tas labai priimtina, tai toks barteris, ne? Taip, barteris tarpusavio apsikeitimas. Jo, jis toks pradžioj, kol tu developinėsi, kol tu bandai surasti savo vietą šitoj visuomeniai, tu turi daryti nemokamai. Kokia tavo nuomonė apie tą čiūdą kelio, Cybertrucką? O mano nuomonė yra, aš esu žmogus šiuolaikiškas ir aš manau, kad tai labai įdomus automobilis, bent jau kol kas. Ateityje jisai tikrai nublanks ir bus neįdomus. Ar neatrodo tau, kad jisai dabar mums labai juokingas atrodo, ar ne? Nes tas jo dizainas... Man jis neatrodo juokingas, man jisai atrodo super, nes jisai yra... Jisai atspindi visiškai amerikietišką dvasią. Kuo, pavyzdžiui? Pagrindinis skirtumas, ne, tarp, netgi pasakyčiau, visos Europos ir Amerikos, tai pats pagrindinis kultūrinis skirtumas, kad čia žmonės linkia švęsti sėkmę, džiaugtis kitų sėkmę, ne vietoj to, kad, ta prasme, kad ir to pačio Europoje visi, o jam geriau sekas čia buvai. Tai tas toksai, aš nežinau, jisai duoda išskirtinumą tą mašiną. Išskirtinumą. Va, žmogus sėkmingas, jisai važiuoja su kitokia mašina ir, ta prasme, aš nesu girdėjęs blogų emocijų čia bent jau. Žyto nėra, ne, absoliučiai. Nesu girdėjęs, visi sako, wow, pažiūrėk, tas turi Tesla Cybertrucką, wow, šitas tai šaunuolis, va, gerai varo. Tai va, o Lietuvoje kaip įdomu. O Lietuvoje, taigi aš įdėjau paustą, paskaitykit komentarus. Reikės paskaityti. Tai va, vienas daugiausiai komentarų ir reakcijų susilaukęs paustas. Cybertruck. Bet vien negatyvas. Matai kaip keistai, bet ir aš kaltas, skirtingi poliai. Jo, ir aš kaltas dėl to, kad didėjau. Teisingai, nes Maskas tau liepė, užsakė pas tave reklamą. Ne dėl to, aš sakė šūdą didėjau. Iššūdą. Nes šiaip realiai, aš galvoju, ten gali iššūdintis kiek nori toj Lietuvoje, bet mano tokia nuojauta kažkodėl yra, kad visas šitas dizainas keis šiek tiek ir automobilių dizainą. Jo. Nes negali ateiti į rinką toks žaidėjas, ar ne, su taip atrodančiu automobiliu ir po to niekas nepasikeičia, visi kažkas keisis. Aš manau, jie pasiekė savo, nes abejingų šitai mašinai nėra. Tu galėjai... Jinai važiuoja, visi turi nuomonę. Visi turi ką pasakyti. Vat važiuoja Honda, visiems nusispjauta, ne? Tos Hondos ar važiuoja koks, netgi Ferraris net pritraukia tiek dėmesio. Ferrari, man atrodo, dabar truputėlį nueina taip į... Jo, bet aš kalbu apie, ta prasme, visuomenės nuomonę apie kažkokią tai mašiną, tai kad tu su Ferrari išvažiuok ir su Cybertrucku. Tai visi rodys pirštais Cybertruck. Jo, į Cybertrucką rodys. O Lietuvoje daug tai yra jų, ar yra bent? Aš žinau, kad riboja, kaip čia pavadinti, reguliavimas, kad neleidžia jų registruoti. Kodėl? Jie netitinka standartų kažkokiu, ar ne? Jinai labai sunkiai ta mašina, jinai gaunasi kaip komercinis transportas, o komercinį transportą iš Amerikos ten dar jau aš atitolęs nuo to, bet žinau, kad ten sudėtinga schema turi būti, kad ją užregistruoti. Bet į Europą mačiau, kad siunčia jo. Siunčia, ne, įdomu, kurios šalys mėgsta. Rusija. Tai jo. Tai čia irgi, matai, irgi yra tas... Tu sulaikė Lietuvoje. Taip, jo? Tu sulaikė Lietuvoje. Vakar užvakar sulaikė dalyką. Jo, daug labai mašinų keliauja. Bet šiaip realiai, tai aš ir Amerikoje, kiek esu keliavusi ir kiek važiavusi, nėra jų masiškai, supranti, jų tikrai ne kiekvienam ir ne kiekvienas ją įsigyja. Tai ir daro jo išskirtinį ir tai ir daro tą tokį hypą, kaip čia pavadinti, ne? Kad visi turi kažką pasakyti apie tai. Ir aš manau, kad Tesla laimėjo šito. Tesla laimėjo, oportunizmas absoliutus, toksai absoliutus. Nes kaip ir visa kita Masko veikla yra tarp supranti, išprotėjimo ir tarp rizikos ir tarp genialumo. Yra visą laiką kažkoksai netoksai momentas. Aš labai mėgstu paminėti, kad mes su Masku tą pačią dieną gyvai. Aš galvoju, bet... Tik tai metų skirtumas ir dabar turi dasivyti. Tai metai nesvarbu, tai tau iki jo metų dar, žinai. Jis jau mano metų, man atrodo, jau buvo toli. Tai tu galėtum apibūdinti, pavyzdžiui, savo sėkmės formulę, ar ne? Sėkmės formulę? Jaunas berniukas ir kaip ir sakei, kad pradėjai nuo to, kad tau visą laiką buvo automobiliai ir Amerika patiko, ar ne? Tu atsiradai automobilių biznyje, tu sėkmingai jį darai, tu esi mylimas ir sekėjų žiūrovų, ar ne? Ir dėl to nežinau. Mylimas. Čia žiūrovai pasakys.
Mano sėkmės formulė, aš nežinau, kaip nuo ko ją pradėti, labai ilga. Tai pirmas dalykas – turėti savo tikslą, turėti aišku tikslą, nes visada, pavyzdžiui, aš pasakoju, ne, tai mano liūdniausi momentai, kai aš nežinau, ko aš noriu. Ateina gyvenime, tu pavargsti, tu nežinai, ko nori. Ir tada pradeda viskas geriau. Nes tu nežinai, dėl ko stengtis, tu nežinai, ko tau čia reikia. Apatija. Jo, atsiranda ta apatija tokia. Tai turėti savo užsibrėžtą tikslą ir sunkiai dirbti. Ne vieno nepažįstu turtingo, sėkmingo žmogaus, kuris nedirbtų. Kuris nebūtų apsėstas. Ta prasme, tu turi būti apsėstas. Tu turi kaifuoti nuo to, ką darai ir tave turi vežti. Ta prasme, tu turi norėti kiekvieną dieną eit, daryti, atsikelti ryte. Tu nežinau, aš kartais galvoju, tu turi būti tokio mąstymo, kad tai, ką tu darai, kad tu nenorėtum net eiti miegoti. Kad tu vis norėtum daryti, tas vaikiškas toks kaip laukimas kalėdai. Žinai, kaip vaikai laukia kalėdų, tai taip tu turi laukti savo darbą. Tai jeigu tu turi tą jausmą, tai manau, viskas yra įmanoma. Čia tavo tokia kaip ir sportininko gal savybė išsiugdė, ar ne? Tau sportas padėtame? Taip. Aš manau, kad mūsų treneris, aš sportavau sunkią atletiką, Višniauskas gerbiamas, linkėjimai jam, labai ačiū jam, mane užugdė tokį koks esu, tai jisai mus labai aštriai ir taip griežtai auklėjo ir leido mums turbūt supras, bent jau tie, kas norėjo supras, kad gyvenime be sunkaus darbo neįmanoma niekas. Ir kad niekada negali pasiduoti, kad ir kas ką, kaip sakau, išjungt triukšmą ir tiesiog amerikiečiai turi tą pavadinimą, flow. Flow būseną tą. Turi įeiti tą flow būseną, kai tu negirdi nieko, tu tik matai savo tikslą ir tai, ką tu nori daryti. Tai netgi būna, aš pavyzdžiui, filmuoju, aš būna savo video žiūriu, ir aš neatsimenu, kad aš pasakoju. Aš neatsimenu. Aš toksai būna kaip meditacijos formulos. Jo, aš išeinu, ta prasme, aš ant tiek susitelkęs būnu pasakoju, kad aš žiūriu po to savo video. Čia aš kalbėjau, maždaug. Aš neatsimenu, kad čia vaikščiau. Ar būna, pavyzdžiui, darau apžvalgas aukcione, tai kad pasižiūrėt, kaip ta mašina atrodo, aš žiūriu video, nes aš neatsimenu, kaip jinai atrodo. Aš kai jau pasakojau, aš buvau visiškai pilnai įsijungęs. Aš buvau įsijungęs. Ir aš manau, kad tą iššūkdo sportas, nes tu išmoksti, pavyzdžiui, mūsų sportas, sunkio atletika buvo, jisai yra, kaip čia pavadinti, jisai vieno žmogaus sportas, jisai ne komandinė. Taip. Tai tu pats su savimi. Ir tu turi mokėti tiesiog išjungti triukšmą, nes tu pats su savimi išeini ant pakilos ir turi kelti svorį. Neturi kito draugo, kuris palaikys tave tuo momentu. Jo, tu negali, kaip sakant, išgeręs ateiti kaip krepšininkai, kaip sako, kad pasidėsiu ant staliuko vieną dieną. Mane pamėtys kartu. Jo, ar ten palakstysi biški lengvai. Ne, tu esi pats su savim, tu kovoji pats su savim ir tu esi vienas tiesiog ir nežinau, va tas nepasidavimas, kad ir kas be nutiktų, išlaikyti optimizmą, labai svarbu gyventi optimistiškai, ta prasme. O psichinė sveikata kiek, nes mes buvom palietę tą heitinimo kultūrą ir kaip su savim tarkytis, ką tu darai? Nieko, tiesiog tikėjimas. Kad tu esi... Tuos judus momentus nebūna taip, kad paimi, nusiperki gero viskio. Ne, labai prieš esu alkoholį, iš tikrųjų. Išgeriu, bet nesu, ta prasme, nesu abstinentas, bet nesu ir tas, kuris labai dažnai ten mėgsta po barus trankytis ar dar kažką. Tai jo. Bet iškrovą kažkaip darai. Ar tiesiog pats su savim viduje tvarkais? Pats su savim sport. Mano meditacija būdavo visada dviratis. Dabar pradėjau MMA, tos kovos menus, vaikus pradėjom les. Žiūriu, kaip jie treniruojasi. Rankos dreba. Antras universitetas. Jo, rankos dreba, sakau, trenerių rašyk ir mane. Tai pradėjau eiti su jais. Jo, kažkur netgi esu klausęs ir girdėjęs, kad jeigu, sako, išrastų tabletę, kuris suteikia tiek teigiamų dalykų kaip fizinė iškrova, kaip sportas, sako, būtų numeris 1 vaistas pasaulyje. Taip. Tai sportas, mesgi, kažkaip mėgstu sakyti, 100 000 metų žmogus lakstė, medžiojo, gaudė žuvį, judėjo. Per paskutinį 100 mes sulindom į ofisus prieš kompiuterį ir dėl to... Dabar iš viso viskas telefonus, ar ne? Jo, dėl to ta psichinė sveikata ir griūna pa žmonės, man atrodo, nes trūksta judėjimų. Nes ir pats, aš visada stengiuosi, mano pati sunkiausia dienos dalis, visada stengiuosi, kad būtų ryte sportas. Aš atsikeliu, buvo kelias... Produktyviausias, ar ne, tas būna momentas? Ne to, kad produktyviausias, bet sunkiausias, psichologiškai. Kad, ta prasme, kiekvienas žino turbūt, kad kaip yra sunku, kasdien eini sportuoti daug metų. Ir būna, sėdi, žiūri tos kėdus ir galvoja, niekur aš neįsiu, bet
susikupia, užsiriši ir eini. Tai stengiuosi atlikti sunkiausią, tokį fizinį darbą iškrovą ryte, kaip su dviračiais, pavyzdžiui, važiuoju, arba eiti, dabar sakau, į tos kovos menus. Ir po to viskas tik tai lengviau. Tai tas toksai ir atsiranda, tas toksai, kad viskas, ką darai, dabar jau lengviau bus. Aš šokdavau į šaltą baseiną, visada tik ryte atsikėlęs, iššokį, apkrauni save ryte pačiais sudėtingiausiais dalykais fiziškai. Ir ten, kur turi kovos su savim, ta prasme, turi save nugalėti. Tuo atveju labai gerai valosi smegenys. Jo. Nes tu, aišku, visi užplūsta, kaip ir sako, po to fizinės veiklos, neužplūsta endorfinai. Jo. Kristu, jo. Laimės hormonas. Laimės hormonas, jo, ir tas padeda, kaip sakant, chemija smegenyse veikia. Ir tai, kad psichologiškai tu žinai, kad tu save nugalėjai, tu šiandien paspartavai, nes būna tas jausmas, nežinau, man atrodo visiems, kur tingi eiti salę, žiauriai, nueini, padarai, gerai. Nes realiai į tave žiūrint, tu esi labai toksai savo visuose video ir visur kitur, labai toks happy person. Tu atrodo, kad pas viskas labai paprasta ir lengva. Mes suprantam, kad darbas negali būti labai paprasta ir lengva, bet tai yra tavo turbūt sugebėjimas save... Jo, aš tiesiog, nežinau, aš tiek ir jaučiuosi, aš kaip ir sakiau, aš iš tikrųjų eidamas, filmuodamas tai, ką darau ir žinodamas, kad žmonėms tai įdomu, man leidžia kaifuoti nuo to. Mane priverčia kaifuoti nuo to. Ta prasme, aš einu, darau, kažkam rodau tą, ką aš darau ir žinau, kad žmonėms patinka. Tu tokį gauni pasitenkinimo atgal jausmą, ar ne? Jo, tai man, ta prasme, pagrindinė, ne, žmogaus siekiamybė yra jaustis, būti, kaip čia pavadinti, lietuviškai dabar net pradėjau pritrūk žodžių. Libelenkai. Jo, būti svarbiu, būti pastebėtu, būti naudingu. Tai va, aš jaučiu tą naudingumą, kai taip darau. Ta prasme, aš jaučiu žmonių feedbacką, aš jaučiu, kad mano veikla transliuojasi į verslą kažkokią, nebūtinai žmogus pasakys, wow, fainai kaip darai, bet žmogus užsakys pas mane paslaugą. Kas man indikuoja, kad jam patinka, ką darau, jis manim pasitikė, jam įdomu mano veikla. Tai varomoji jėga didelė yra. Žmonių feedbackas yra didelė varomoji jėga ir... O kas rytoj? Kas rytoj? Kas rytoj, kas poryt, kas po 5 metų. Tas pats, ne? Tas pats. Aš manau, kol aš kaifuoju, aš rasiu būdų, kaip man kaifuoju toliau. Ta prasme, ką veikti, kad man būtų įdomu. O tai kaip tada su Dubajais? Nežinau, reikia nuskristi kažkokią dieną. Neįsivaizduoju, žinokit, šiai dienai nerandu laiko ir nesugalvoju, kaip tą padaryti. Bet širdį yra lygus. Labai gražus miestas, labai graži šalis, labai inovatyvi, visiškai skirtingai nuo Amerikos. Ta prasme, Amerika yra, bet vyrai šnekant su Dubajum palyginus, Amerika yra akmens amžius. Amerika labai didelė, jinai labai sunkiai keičiasi. Čia labai daug archaiškumo yra tom. Ir teisinė sistema neleidžia. Labai daug jo. Čia yra vienas pagrindinių stabdžių. Tu kažkada matėjai, aišku, kad matėjai, tu kasdien susiduri su tais sutartimis jų angliškai. Tai jos atrodo kaip... nežinau, kuriais metais rašytos, jų vien teisminė ta visa teisinė kalba išdėliota labai archaiškai yra. Tai būtent dėl to jo, ir taip ir yra susiklostę, kad jie labai nelinkia į tos atnaujinimus, į tas inovacijas. Kad ir kaip atrodytų, ne, Amerika, Silicijos slėnis, Apple, visi. Jo, bet nes jis su ta pačia kava, tik nesenai pradėjom gerti normalią kavą, buvo momentas, kai viso nebuvo normalios kavos Amerikoje. Ir dabar dar reikia paieškoti. Nes jeigu ateidavai, paprašydavai reguliarios, tokios normalios kavos, jeigu tave žiūrėdavo, sakydavo, nei tau bus per stipri. Jo, tai... Tam tikri momentai čia vyksta labai virsmas, labai greitai, o tam tikri momentai jie tarsi įsižeminė tokį ir stovi. Jo, jie nepriima tų labai didelių pasikeitimų. Bet šiaip tai yra laimingų žmonių šalis, jeigu taip jau. Nežinau, reikia klausti jų, bet bent jau taip atrodo. Nežinau, kiek žmonės, ta prasme, feikina tą. Bet, ta prasme, aš gal supaprasinsiu. Elementarus amerikietis moka džiaugtis tuo, ką jisai turi. Tai tas yra labai svarbu, tą reikėtų gal mūsų lietuviams išmokti. Nes mes gyvenam Lietuvoje, sakysim, ar ne, labai gražioj šaly, su labai gražia gamta ir turim labai daug talentingų žmonių ir turim labai daug įsilavinimus ir viskas yra okei. Gal ko trūksta, kad nemoka džiaugtis čia ir dabar. O tas atos. Taip, ir būdamas laimingu, būdamas su šypsena, tu leidi kitiem gravituoti link tavęs, prasme, tu pritrauki žmonės, nes... Ir tau pačiam lengviau, jo, ne? Ir tau pačiam lengviau, tu susidarai tokią atmosferą aplink save, laimingų žmonių, ne? O nes kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, grįžtavo kaip mano žmona, ne, kuris sakau, kad reikėjo jai šito padaryti, nes viskas, nebenoriu savo. Jinai čia pabuvo, prisiminė, ta prasme, ten būdama visi susiraugę vaikšto, visi pikti ir čia buvo, atsimena,
kur išeina, su kaimynais paplėpė rytą, visi sveikinimas, visi ranką kelia, visi laimingi ir labai lietuviai mėgsta tą pažymėtą, ne, kad čia visi fake. Aš nemanau, kad čia fake. Aš turėjau tokį kaimyną, kuris vis kaip nesutinka Lietuvoje, žinai, tai vis sako, nu, tai ką, vėl ten visi įsišėpė vaikšto, sakau, nes jie yra laimingi. Jo, nes jie natūraliai laimingi. Jie nedurneliai, kad ten vaikščiotų. Jo. Įsišėpė, sakau, jie yra tiesiog laimingi, sakau, ko reikėtų turbūt Lietuvoje, va, ateini, pamatai kaimyną nusišypsi ir dieną jam nusišypsa, irgi, žinai. Bet vėl čia turbūt šito dalyko neperdarysim, nes, nu, tas šiaurietiškas genas, ar ne, mes tokie kariavom, jo vikingai ir visa kita, atšiaurumas, tas maža šalis visą laiką buvo apsupta kažkokių priešų, tas matyti jau genetiškai įsivystęs, nes aš pati labai gerai prisimenu, kai aš atvykau į Ameriką ir sakiau, šitą dabar šypsos ir jis sako, tu biški raminkis, nes sako, realiai, sako, jie visi taip gyvena, nes, nu, taip žmonės. Man pačiai reikėjo periodo persikrovimo, tikrai nebuvo taip, kad aš jau čia visai kažkokia kitokia, žinai. Ir tiem patiem lietuviam, aš manau, kad laiku, kadangi auga ta šalis ir ekonomiškai ir visai kitaip, tas momentas, nes jaunoji karta jau matai visai kitokia, jinai, pavyzdžiui, jau nebepavydė, jinai, kad ir savo sėkmė, jinai džiaugiasi, ar ne? Jo, čia man buvo didelė nuostaba, iš tikrųjų, atvirai kalbant, čia man buvo didelė nuostaba, nes iš įpratimo aš tikėjausi to heito, iš savo aplinkos senosios, o net mūsų verslininkų automobilizmo, tai žinai, kad visi viens kito nekęs. Nes visada tai buvo ir bus atrodo, o čia taip įdėdi žiūriu, patiko. Patiko žmonėms. Blemba, gerai. Reikia gal dar vieną kažką įdėti, gal reikia dar kažką. Tai jo, tas kažkiek keičia kursą, aš ką dar mėgstu, tai adaptuotis, darant kažką, adaptuotis on the go, kaip sakant. Tai matau, kad, pavyzdžiui, žmonėm nepatinka tas, man labai gerai pakreipia mano auditorija, mane pakreipia, kur ką daryti. Ne? Tai man patinka tas dalykas, kad gaunu to tokio... Matai feedback. Sakoma, į ryšį, negauni kažką. Jo. Yra aišku dalykų, kurių nenoriu plėtoti, rodyti brangių mašinų, bet vėl nežinau, gal teks. Jeigu žmonėm tai patinka, bet sakau, man norėtųsi išlaikyti tą tokį darbinę atmosferą ir nedaryti to tokio show off. Tai žiūrėsiu kaip seksiu, žiūrėsiu kaip prievas. Iš esmės, tu to nenori, bet tai yra tavo show, one man show. Nes, kaip aš ir sakiau, tie, kurie seka tave, ne visi 100% ateina tik tai dėl automobilio. Jo, jiem įdomu gyvenimas. Taip, jiem įdomu gyvenimas. Tai kaip tu be vartytum, vis tiek kažkuria prasme tai yra tavo šou. Sprantė? Jo, tai čia gera mintis pamastymui. Jo, čia tokia gera mintis pamastymui. Kaip tu galvoji, kaip tavo vaikai, jie su Lietuva kažkokius ryšius... Aš matau, kad jie čia yra labai laimingi. Aš esu išnekėjęs su jais ir, ta prasme, su mažoju, tai ten jam 4 metais dar labai daug kažko smarkiai išreikšti savo nuomonės negali, bet vyresnioji 6 metų jinai super labai protinga mergaitė ir su ja gali pašnekėti įvairiom temom ir jinai, esu šnekėjęs, sako, ne, I don't like it way. Sako, I like it here. Ir aš matau, kad jai patinka toks gyvenimo stilius, jinai jau visiškai yra amerikonė ir aš nenorėčiau jos varžyti, prasme, čia yra jos gyvenimas, aš negaliu... Bet pasirinks kaip norės. Jo, aš negaliu jos stabdyti ar liepti, jeigu aš galėjau suteikti tokią progą jai gyventi taip ir jai tai patinka, tai let it be. Jo, čia būtų galbūt kvailas toksai momentas, kad privartauti vaiką vien dėl to, ką nori tu. Nes yra ta kategorija tėvų, kurie vaikus stato pagal savo kažkokius tai siekiamybių langelius, žinai, jeigu ten, tarkim, tėtė buvo sportininkas, tai tą vaiką už ausų tempė sportuot, nors jis gal absoliutus koksai menininkas, mes kai žinom. Tai va, tai vaikai patys susirinks savo kelią ir jie pasiskaičius. Kažkur man draugas netgi sako, yra psichologas pasakęs, kad geriausi tėvai yra neglect tėvai. Jo. Tie, kurie, ta prasme, neskiria daug dėmesio savo vaiką. Tai nes tada vaikas atranda savo kelius, aš ir pats panašiai augau, iš tikrųjų pats labai daug sportavau, tarkim, iš kur pas mane atsirado tas, nėra baimės sunkiam darbui, ta prasme, aš nebijau sunkaus darbo. Tai kad aš turbūt nuo 13 ir 14 metų jau į treniruotes po 2 kartą dieną vaikščiau. Tu jau gyvenai režime. Jo, aš gyvenau režime ir man niekada nebuvo, man buvo labai keista žiūrėti žmonės, kurie nelaukia pirmadienio. Aš laukiu. Jo, visi džiaugiasi, kad atėjo šeštadienis ir po to tokie sekmadienį, kas reikės. Man liūdniausias dienos visada šeštadienis sekmadienį. Nes aš neišreiškiu savęs, aš nepadarau darbų, aš neužpildau savęs,
Žiūrėk, kaip sako, visi... Čia yra nesveikumo. Ne, čia viskas gerai. Čia yra toksai momentas, kai sako, visi žmonės, kurie yra kažko pasiekę ir tu absoliučiai pataikai tą formulę, nes jau kelintą aš turiu savo pašnekovą, absoliučiai. Nes visi tie žmonės mėgsta tai, ką daro, ar ne? Ir ne tik, ką daro, kaip sakysim, ir Darius Kasparaitis, jisai savo srityje, bet jau buvo ir tas pasakymas, kad jeigu mano komandos narys daro taip, tai aš noriu padaryti tai geriau. Geriau, jo. Ta prasme. Ir va šitas būdas, kada tu eini, nesustoji, darai ir sieki savo svajonės, ar ne, ir tu jos lauki, kaip tu sakai, ar ne, tu lauki pirmanio, kad tu vėl gali atsikelti ir vėl pradėti veikti. Tai ir yra tas momentas, kada tu vienu momentu atsiduri sėkmėj savo. Jo, bet čia yra dar vienas labai blogas dalykas su to perfekcionizmo, ne, kur tu nori, aš lygiai toks pat irgi visada norėdavau visus aplenkti. Žinai, dabar sportuoju, su dviračiais važiuoju, visus noriu aplenkti. Aš tai žiūrėjau karštį tokiam su dviračiu. Jo, tai vienas dalykas, galbūt kas nors klausysis svajonėsis, kuris turi tokį patį mindsetą kaip aš, kuris šiek tiek nesveikas yra. Tai ką aš labai ilgai mokinausi daryti ir ką vis dar neišmokau, tai nustoti save peikti, kai nepadarai idealiai. Nes man būdavo visada, jeigu nepadarau idealiai, viduje degi. Tai tą reikia paleisti, reikia tą sugebėti paleisti, nes jisai tave varžo. Jo, jisai varžo labai, labai gera savybė, nes tu stengiasi, kad viskas būtų idealiai. Aš iki pat šiandien dar stengiuosi visada, mane labai pradeda nervuoti, kai viskas neina kaip iš natų. Jo, tai labai, labai mane iškart dirgulį suima, bet kartais turi suprasti, kad gerai yra ir taip. Čia yra, aš save peikiu visada, kad tam tikrą momentą, kai pagauni save už to perfekcionizmo, tiesiog turi sugebėti paleisti. Jo, turi sugebėti neuždaryti savęs per smarkiai, ta prasme, ir nebaus, nepeik savęs mintyse, nes tiesiog užrakini save tam tarpui, tu tiesiog baudi save 2 dienas mintyse ir negalvoji, užsarakina tau mintį. Kad nepakankamai ištarti. Jo, aš negerai padariau, arba būdavo padarai klaidą. Viskas, sėdė 3 dienas depresijoje, nes padarai klaidą. Visi daro klaidas. Visi daro, čia yra normalu gyventi. Jo, visi daro, tai va, aš būdavo toksai, kad aš visada būdavo savo mintyse, aš sakau, kiekvienas va toks turbūt žmogus, kuris kažką daugiau stengiasi pasiekti, neturi tą tokį, nežinau, nesveikumo požymė, ne, tą tokį draivą, kuris paprastiems žmonėms to tiesiog nesupras. Ar tu turėjai žvaigždžių ligą? Ne. Ar dar tik ateityje? Ne, aš manau, net, gal turėjau kažkada žvaigždžių ligą vaikystėje, kai sportavau sunkiai atletikai ir pradėjau tapti čempionu, tai buvo, kad Hebra mane... Čempionas, kaip papasako, trumpai bent jau. Čempionas Lietuvos daug kartų, nežinau kiek, žinau, kad 12 rekordų, 12... Oho. Jo. Labai daug kartų, nežinau netiksliai kiek. Iš tikrųjų, visa mano karjera truko iki 19 metų, tai visa vaikystė buvo. Ir aš tapdavau čempionu netgi už vyresnius amžius. Vėl viskas buvo vedina to, kad geresnių, stipresnių reikia būti, reikia geriau pavaryti, reikia visada norėdavos būti pirmu. Ir tai ir buvo ir prakeiksmas sporto karjeroje, nes susivariau kelėlus. Ruošėmės Londono olimpiniam žaidynėm, atsimenu, jau turėjau kelialapį ir galėjau keliauti, buvau, bijau sumeluoti, man atrodo, pasaulį 9 ar 11, jo, ir Europą išvažiavam ir pasitempiau, atsimenu, kaip vadinasi, Achilo trūko Achilas, neišvažiavau į pasaulio čempionatą, kur galėjau būti 5 100% ir tada dar kelienai man griuvo ir sugriuvo visiškai ir buvo... Kaip tik baigiau mokyklą 18-19 metų, pinigų nėra sporte, nieko nėra. Sportą myliu, ta prasme, man be galo patiko sunkioji atletika, aš nuo vaikystės nežinau, bet aš toks esu kaip lengvas autistas, kai kažką pasineriu viskas. Išeinu. Išeinu viskas. Ir labai buvo skaudumės, bet suvokiau tą, kad pinigų nėra, nieko neuždirbu, man jau, ta prasme, baigiau mokyklą, visi jau turi mašinas, ta prasme, ten kažkas kažkur dirba, tada atrodė... Daug taip šlindai iš ten ir... Jo, ką aš veikiau ir tada, atsakau, visas tas ir įvyko. Avarija, tas pes ir taip... Pakreipė, žinai, tave visai likimas į kitą pusę. Jo, pakreipė į kitą pusę, nežinau, ar gerai, ar blogai, bet... Aš kiek dabar matau, tai labai gerai. Pirmas dalykas, tai tu tikrai tas žmogus, kuris kuri pats savo rankom savo sėkmės istoriją, ir ją labai gerai kuri, nes yra žmonės, kurie tave seka ir gana greitai jų daugėja. Prasme, ar ne? Jo. Ar nejauti, pabaigai tokį, žinai, ar nejauti atsakomybės? Jaučiu didelę.
jaučiu didelę ir aš suprantu, kad turiu rodyti tik tai, kaip čia pasakyti dabar, turiu... Jeigu, tarkim, kažkas tau įvyksta, ar ne, ar nepijai nuvilt? Labai. Labai. Man svarbu, kad, man svarbu, kad žmogus jaustųsi, pirmas dalykas, kaip čia pasakyti, aptarnautas teisingai, neapgautas, ne? Kad žmogus kažką sužinotų iš mano turinio. Galit, nežinau, pamatyti mano kuriamam turinį, kad aš stengiuosi kas kažkiek tai laiko įkelti kažkokį reelsą, kuris edukuoja, kuris leidžia suprasti, kodėl taip, kodėl taip. Man norisi žmonės šiek tiek supažindinti su visa veikla, kaip viskas vyksta, nes, sakau, aš suprantu, kad žmonėms buvo labai didelė mistika, daug metų tas visas reikalas. Buvo toks labai tamsus. Jo, ir būtų buvęs iki pat šiandien turbūt, ir tikiu, kad labai dar daug žmonių nėra atradę manęs, aš būna Po šito podcast'o turbūt irgi nemažai ateis ir atras, mes įdėsim tavo linką į apačią. Jo, ačiū jom, bet ką noriu pasakyti, kad atsakomybė būti viešų žmogumi yra labai didelė. Ir tu turi ją priimti labai atsakingai. Tu negali rodyti trešokos, ką man labai skaudu žiūrėti, ką kiti daro. Yra Lietuvos influenceriai, kur tiesiog pulina, trešina ir kas baisiausia, kad jie pritraukia auditoriją ir žmonės žiūri ir pradeda galvoti, kad tai yra normalu. Nes jisai tai žymybė. Jisai taip ir tapo įžymus, tai reikia ir man taip daryti. Tai tas labai liūdna, bet aš manau to neišvengiama, bet man labai kažkada padėjo vieną frazę su Instagramu ir su socialiniais tinklais ir kurią išgirdau pas Joe Rogan podcastą, kurį žiūri iš tikrųjų labai. Tai sakė, psichologas vienas sako, jeigu tu esi Instagrame ir tu neuždirbi iš to pinigų, pas laikas ištrinti paskyrą. Tai čia absoliuti tiesa. Ta prasme, jeigu tu tik sėdi scrollini ir paskesti tame feed'e ir galvoji, nes tas feed'as, kokia yra socialinių tinklų politika pardavimo. Taip. Privers tave jaustis blogai, kad tu norėtum įsigyti daiktus. Taip. Tai žmonės labai dažnai praranda save ir paskesta tame feed'e, žiūrėdami, kaip kiti gyvena gerai. O reikia nepamiršti to, kad, pavyzdžiui, jūs keliate, ne? Ką Instagramo kelia? Tai pačias gražiausias akimirkas gyvenime. Bet tai nėra jūsų gyvenimas. Ne. O jūs galite sukelti depresiją žmogus. Wow, patinai tai gyvena. Jo, nes čia jūsų gyvenimas. Jam atrodo, kad čia... Realiai niekada neįsileidi nei į savo miegamą, nei į savo namus, nei į savo... Visi turim problemų, visi pykstamės, visi keikiamės, visi, prisidirbam. Tas ir yra toksai biškį nutrūkimas nuo realybės gaunasi. Jo, ir COVID metu aš galvoju labai stipriai dar sugrojo šitas. Socialiniai tinklai labai stipriai sugrojo per smegenis visiems. Ja. Nes kas galėjo, tas dalinosi gražiom akimirkom, visi sėdėjo namie ir galvoja, koks aš niekas. Koks aš esu nieko vertas, žinai, toksai. Kaip jisai gerai gyveno, o aš kaip blogai. Tai tas sujaukė daugam smegenis ir tą reikėtų... Nėra jokių tyrimų atlikta, nėra jokių studijų atlikta, kaip tai paveikia žmogaus psichiką ilgam periode, nes to ilgo periodo dar nėra. Socialiniai tinklai tik vystosi dar, tik atsiranda, ta prasme, jie yra, bet žmonės tik pradeda jais naudotis, galim sakyti. Taip. Tai labai sudėtingai įvertinti. Žiūrėsim, kaip tai bus jau su mūsų, sakysim, vaikų kartom ir taip toliau. Mes tada jau galėsim geriau žinoti, nes dabar mes realiai tai iš viso esam tokie, kaip ir bandomi triušiai. Jo, tai aš galvoju, vaikus reikia edukuoti mokyklose. Aš sakyčiau, kad reikėtų edukuoti teisingai naudoti socialiniam platformom. Ir suprasti, kas ten yra rodoma ir dėl ko. Ir kaip ten reikia būti. Nes realiai, aš manau, nei viena socialinė platforma neatstos gero gyvenimo. Tai, ta prasme, tokio gyvenimo, kaip išeiti į žmonės, į kažkur tai prie jūros, nueiti pasportuoti, ar ne, užsimti jogą, ar nuveikti kažką su savo draugais, kad neužmirškim komunikuoti. Ne tik tai, kad per Instagramą story žiūrėdami, bet tarpusavį. Būtent. Tai ką, ačiū tau tada, kad atėjai. Kavos mes taip ir neišgėrėme. Jo, labai netikėtai iš jūsų buvo, sakau, nesijaučiu kažkokio tokio žmogum, kurį būtų verta užkalbinti. Bet... Aš galvoju, kad visi, kurie pas mane ateina, visi sako, kad nesijaučiu, bet man ir mano kolegoms ir traukia tie žmonės, kurie turi savo sėkmės istorijas, ar ne, ir kurie yra pasiekę. Nes jie realiai kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir jie tikrai nesijaučia kažkuo. Tai nuo tų kasdienybė. Tai yra kasdienybė. Nes tie, kurie jau pradeda jaustis kažkuo, tai su jais geriau nekalbėti. Nes tada jau ten nėra ką kalbėti, nes ten tiesiog nelabai gal net ir kalbės, žinai. Turėsi appointmentą pasiekti. Jo. Turėsi atskirai išrašyti. Tai ką, dėkui tau labai tada. Ačiū. Ir... Ne, taip, lauk. Taip, kaip dar? Šiek tiek gerai. Aš nežinau. Nors, nesvarbu, žinai. Tai tu gali dar nesikels, atsigerk kavos bent jau. Mes jau viską laikėm, Vaidan. Finish.